Taip, tai tema, kaip iš mažiau turėti daugiau apie finansus paprastai. Tai ką turiu minti, kadangi tu į mane kreipėsi dėl temos, kaip galima tvarkyti su finansais, tai šitoje vietoje aš truputėlį tau pristatysiu save ir po to pereisim prie to tau aktualios temos. Tai kas yra Aušra, jeigu niekas neskaitė ir nematė, tai trumpai pristatysiu, kad Aušra yra asmeninių finansų konsultantė, šiai dienai jau privati investuotoja, siekianti pasyvių pajamų bei spartaus augimo rezultato. Tai jau daugiau nei 5 metai aktyviai investuoju ir esu prasitestavus ne vieną finansinį įrankį. Tai apie finansinius įrankius tiek Lietuvoje, Baltijos šalyse ir Europos mastu šiek tiek ir pasaulio galiu pasidalinti, kaip jie veikia, ką jie turi, ką jie kuria ir ką jie duoda ir kokią pridėtinę vertę kuria investuotojai. Tai šiai dienai, kaip iš mažiau turėti daugiau, esu projekto kūrėja, šio prekės ženklo vystytoja, knygos autorė ir seminarų autorė. Tai finansų srityje jau esu daugiau nei 5 metai, turiu daugiau negu 555 klientų laimingų, kuriem padėjau pasiekti jų finansinius tikslus. Tai pats faktas, kaip aš atsidūriau finansų srityje, tai prieš 7 metus jau patapau pensininkė po tarnybos Lietuvos policijoje. Ir tai jau nebuvo lengvas etapas, tai buvo pakankamai sunkus ir finansinis sukrėtimas, ir emocinis, ir sveikatos prasme, kuris privertė prisimti pilną atsakomybę už save ir savo finansinę ateitį, nes tuo metu, kai gavau savo pirmą pensiją, tai buvo 202 eurų ir 17 centų, turėjau dar būsto paskolą, kuri man tuo metu kainavo 208 eurų per mėnesį, tai nebuvo labai fainas variantas ir tai yra, kaip pati supranti, finansinis atotrukis. Ir tame etape man toks, žinai, vizulkė prabėga toks mano ateities traukinukas gyvenimo, kad Aušra su savo žalia uniforma iš policijos, žinai, bumžiukas prie Vilniaus žalių konteinerių stovi. Tai ta vizulkė ateities, kaip aš matau ir kaip man pasąmonėje supiešė mano ateities portretą, tai visai man nepatiko. Tai vat ir supratau, kad niekas kitas ir juolab valstybė manimi tikrai nepasirūpins. Ir investavimas bei teisingas finansų valdymas gali būti dideli ramščiai mano pačios gyvenime, o matydama, kad Lietuvoje vis dar investuotojų yra mažuma, noriu asmeniškai prisidėti prie šio finansinio raštingumo stiprinimo. Tai va dėl ko mes esam čia šiandien abi susitikusios ir apie ką mes kalbėsim, tai būtent apie tuos finansus, ne? Tai apie ką aš kalbu tai apie savo asmeninę patirtį, kurią praėjau, žinai, ne iš teorijos, ne iš vadovėlių, o iš praktikos, apie praktinius veikiančius patarimus. Tai vienas pagrindinių dalykų, čia iš karto perbėgau prie savo pajamų skaidimo. Nežinau, ar tu pati, Vidmantė, skaidai pajamas? Aš turiu šitą Monzo programėlę, kadangi aš Anglijoje gyvenu. Ir ten kiekvieną kartą, kai kažką išleidžiu, turi pasirinkti, kam išleidžiu tuos pinigus. Tai ar tai yra pramogoms, ar tai yra maisto produktams, ar mokesčiams. Ir aš dažniausiai va tokį tą sąrašą išsianalizuoju jau po mėnesio, kai išleidau visus tuos pinigus ir tada galvoju, nu gerai, nu čia pavyzdžiui kažkaip per daug išleidau, sakykime, pramogoms. Tai kitą mėnesį pabandysiu 10 eurų, pavyzdžiui, svarų, kadangi mažiau išleis. Arba jeigu ten žiūriu, nu kažkaip dovanom išleidau šį mėnesį labai daug, bet galvoju, nu gerai, bet čia gruodis, tai nu kalėdos, tai viskas čia normalu, viskas čia ok, aišku, sausio aš neišleisiu tiek pinigų, kiek gruodį išleidau. Tai aš mėnesio gale kažkaip aš reflektuoju, aš labiau va taip. O čia aš suprantu, prieš mėnesį tu taip susiplanuoji, tai? Taip, tai dabar aš tavęs kaip tik norėjau paklausti, Vidmantė, ar tas darbas, ne, tas išlaidų skaičiavimas tau duoda vertę ir kokią pridėtinę vertę duoda? Ar tau padeda sutaupyti? Nu, aš tai tik tai esu girdėjus, kad pinigai mėgsta būti skaičiuojami ir kad man atrodo sąmoningumas yra gerai, nes jeigu pavyzdžiui aš žinau, kad aš išleidžiu, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį ten, sakykime, nežinau, 500 svarų šitiem shoppingui. Aišku, man čia, aš vaikščiau, galvočiau, man tai kas tau, kodėl čia leidi tiek daug pinigų shoppingui. Toks sąmoningumas, kiek tu leidi. Man tai yra naudinga, dėl to, kad, aš žinau, pavyzdžiui, aš išleidžiu šitiem groceries visą laiką kiekvieną mėnesį ten, sakykime, 100 svarų. Tikrai man tvarkoj, einu aš ten į tą
Maxima Londone, ar ten Lidlas va yra Londone. Einu ir žinau, nu, tikrai nėra kur rūpintis. Bet jeigu aš tada jau einu į shoppingą, ar, pavyzdžiui, aš žinau, kad, nu, sakykime, 500 svarų kas mėnesį leidžiu shoppingui, tada jeigu eisiu, nugalvosiu, gerai, aš jau nebenoriu tos klaidos daryti daugiau. Tai man naudinga, bet va, tas gal ir būtų naudingiau prieš mėnesį pasidaryti. Va, Tai va, nes tai va, aš mano galvoju. patirtis šitoje vietoje Vidmantė rodo tai, kad aš irgi išlaidas skaičiavau, bet išlaidų skaičiavimas rodo tik tai pasiekmę, kur išėjo tavo pinigai, bet nesukuria, kaip tu kalbėjai, sąmoningumo, aiškumo, kur aš noriu ir kiek aš galiu sau leisti, vat būtent tam ar anam ar kitam sektoriui. Tai kai aš tavęs klausiu, žinai, ar tu skaidai, tai tu šitoje vietoje, aš jeigu teisingai supratau, tu gyveni iš vienos sąskaitos. Tiesiog mėnesio pabaigoje darai Excelinę lentelę ten ir susivedi visą informaciją. Nes programėlė, per kurią tu ten leidi pinigus, tau parodo, kur tu išleidai. Nu, Excelis. Aš jau Excelį viską analizuoju. Excelį aš matau, aš ten susumuoju viską, kiek išleidau tam Lidlą, pavyzdžiui, susumuoju viską ir matau, kiek mėnesio galiai išleidau. Tai šitoj vietoj, žiūrėk, tu jau padarai labai didelę darbo dalį, vien dėl to, kad tu aiškiai matai, žinai, kiek pinigų daugiau mažiau per mėnesį eina. Dabar šita lentelė, šitas pavyzdys, kurį aš tau rodu, tai yra mano Swedbanko išklotinė. Ir čia yra 10 jau tų sąskaitų. Aš jų tiek turiu, nes man tiek jų reikia. Ir aš, kadangi mažom pinigų sumom mėgstu pasidėlioti, žinai, į stalčiukus, kadangi stalčiukų realiai neturiu, naudoju šiai dienai tik tai telefoną ir tai yra mano piniginė, tai va elektroninė piniginė. Ir tie stalčiukai smulkiom pinigų sumom man leidžia atsidėti tam tikrai sričiai pinigų ir turėti komfortišką gyvenimą. Man leidžia gyventi ir turėti visus sektorius užpildytus ir su galimybė, žinai. Tai va, ką Smart investuotojo variantas tau duoda. Pagrindinė sąskaita aš palieku, va, kai tu eini į Lidlą, sakai, jeigu tai yra pagrindinė to apsipirkinėjimo vieta maistui pirkti, tai šitoj vietoj tos išlaidos, nežinau, kiek tu gauni pajamų, tai, nu, suapvalinkim arba X skaičių pasakyk, galbūt 1000 galima įvardyti, kad būtų lengviau skaičiuoti. Tai vat, kaip pavyzdys, ar ne, tai jeigu aš asmeniškai 400 per mėnesį atsidedu maistui. Tai į pagrindinę sąskaitą ir palieku 400, ar ne? Tai va, kita sąskaita, pavyzdžiui, kadangi aš dirbu su individualia veikla, man reikalinga verslo sąskaita, tai kad nekišti visko į vieną sąskaitą, su Maxima, su degalinė, su ten kino teatrai, su visokiais šopais, žinai, drabužiais, su visokiais, nežinau, ten programėlėm, nes metų pabaigoje, kai reikia teikti deklaraciją, man tada reikia labai sudėtinga atrinkti, žinai, kur yra kas, išsifiltruoti iš vienos sąskaitos. Todėl verslo santykiai, kas yra susijęs su pagrindinė mano veikla darbinė, tai šitoj vietoj iš tos sąskaitos ir atsiskaitau. Kadangi, kaip ir minėjau, turiu elektroninę piniginę telefoną, tai viską iš tos sąskaitos e-shopui ir nuskaitau. Tai va, kaip moteriai, ar ne, tai nežinau kaip tau, bet man yra svarbu turėti, čia yra mano spa sąskaita, nagai, plaukai, žinai, visi tie dalykai, malonumai, nu, kiekvienas iš mūsų turim skirtingus dalykus, kuriem yra svarbu, nesvarbu, žinai, nu, tai čia yra jau čia galbūt tokia on top sąskaita, priklausomai nuo to, pavyzdžiui, vyrai galbūt eina į kirpyklą vieną kartą į mėnesį, arba vieną kartą į ketvirtį, ne? Merginos galbūt eina į kirpyklą, ten dažosi plaukus, arba perkasi kosmetiką, žinai. Nu, tu gali ten pavadinti tą sąskaitą kaip tik tai nori, aš ją pavadinau spa, nes tai man tai relaksas, terapija, pasimėgojimas, žinai, toks bonus plus programa. Tai tos visos kosmetikos iš tos sąskaitos eina, kaukės, ten, nežinau, vat, manikiūrai, pedikiūrai. Aš tik taip, jo, aš perbėgau, matai, nuomo komunalai pas mane yra sąskaita. Tai šitoj sąskaitoj pagal šitą logiką, kur aš naudoju, tai yra kaip pavyzdys. Jeigu tai yra būsto nuoma, kaip kainuoja 200 eurų, kaina komunalų 50 eurų. Tai šitą sąskaitą rekomenduočiau ir siūlyčiau dėti žiemos sezono komunalų kainą, kai yra brangiausia. Ir dėti vieną ir tą pačią pinigų sumą ir dar įsidėti kokį 25 arba 5 eurų on top, ant to viso biudžeto. Kodėl siūlau dėti dar daugiau pinigų? Nes jeigu matai, čia yra 287 eurai, tai yra likutis sumokėjus mokesčius ir komunalus. Ką tai duoda tas likutis 287?
Sugedo lemputė, perdegė. Jinai kainuoja ir jinai kainuoja 5-10 eurų. Reikia pulteliui ar ten kažkokiam, žinai, nežinau, prožektoriui ar dar kažkam batareikų, ar ne? Baterijų. Jos irgi kainuoja. Skalbykliai, minkštikliai, mes jų neperkam kas mėnesį. Indaplovės kapsulės, mes jų neperkam kas mėnesį. Mes galime jas pirkti, kai yra akcija. Ir šita sąskaita mums leidžia tą padaryti. Reikia vonios kilimėlio. Nusipirkai iš šitos sąskaitos. Reikia dušo užuolaidėlių. Nusipirkai iš šitos sąskaitos. Nežinau, reikia kokio ten tualetinio popieriaus, kurio niekada žinai, nebus per daug. Perki šitos sąskaitos. Akcija, arbatai, kavai, ką mėgsti, perki šitos sąskaitos ir perki daugiau. Ar aišku, žinai, šitos sąskaitos paskirtis? Jo, aha, labai įdomiai, aha, Tai va, nepagalvojau. tai šitoj vietoj ir tada, kaip pavyzdys, pagrindiniai sąskaitoj lieka tik pinigai, žinai, tos apivartinės lėšos, kur tu kasdien naudoji, tai yra maistas, ne? Tu jį neapsipirkti. Į maisto prekių parduotuvę, nu tai tos kiekvieną dieną arba kartą į savaitę išlaidos, kurias tu leidi. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, va dabar mes turim čia mėnesio pradžią, tai jeigu tai būtų, tarkim, mėnesio sausio 20, ar ne, ir jau atlyginimas tik tai vasario 10, arba už gruodį jau negavai atlyginimo sausio ten, žinai, mėnesį, nes 13 sumokėjo gruodį, tai dabar iki vasario pragyventi reikia. Ir jeigu liko kaip pavyzdys, žinai, nes po švenčių ir visą ką PM3, šiam 8, ir tu gyveni su viena sąskaita, nu tai nėra labai faina, nes vasario 9 ar ten 10 gausi tik tai pinigų. Tai va, tai tada žinai galvoju, nu okei, tai ką dabar daryti? Vienas variantas, ką tu darai, aišku, pražiūri visą maisto arsenalą, ką tu turi sandėliukę savo, ten kruopų, makaronų ar kažkur kažką, susiplanuoji savo maisto dėžutes, mitybą. Jeigu reikia, išnuomo komunalai gali imti. Iš esmės, tai yra ta sąskaita, kam yra reikalinga. Bet jeigu tu gyveni iš vienos sąskaitos ir turi tokį biudžetą, vadinasi, tu turi būti labai labai išmanus. Kad išgyventum iki vasario 9 ar 10, arba mama alio, arba ten teta alio, ar ten močiutė alio, ar ten žinai, kažkokie šeimos giminaičių paramos fondai, kad tau pagelbėtų. Nes jeigu su viena sąskaita atsiduri šitoj situacijai, nėra funny. Tai va, tai šitoje vietoje tos papildomos sąskaitos, tu iš kitų sąskaitų gali pasimti. Galų gale, žiūrėk, mes turim atsarginę sąskaitą. Šiam 7, šiam 3. Matai, yra tokia atsarginė sąskaita. Tai ta atsarginė sąskaita yra finansinė pagalbė. Pavadinkim taip, žinai, kas būtų, jeigu būtų, tai va šitoj situacijai šitą pinigų sumą mes drąsiai galim imti. Ir leisti. Emergency, jau kažkas netikėtai. Taip, bet mes turim nuomo komunalai, tai yra buities labiau sąskaita. Tai galim iš ten pasiimti pinigų. 100 eurų įsimėti ir jau, okei, žiūrėk, jau 100 PM3 atrodo visai gerai. Gyvent galima, ne? Ant širdies iškart maloniau emocija, žiūrėk, jau ir veidė šypsena atsirado, nes PM3 nedžiugina minuantės. Taip, tai jeigu žiūrint toliau, pavyzdžiui, drabužių batų sąskaita, nugi tu neperki rūbų kiekvieną mielą dieną. Galbūt tau reikia ten, žinai, sezonui, ten vasaros sezonui nusipirkti, ar ten žiemos sezonui nusipirkti. Tai gali kas mėnesį įmesti ten po 10, po 15, gal po 20, po 30 eurų, žinai, nusistatai sumą, kurią tu kas mėnesį atsidėsi ir taip kaupėsi. Dabar, kai būna išpardavimai, pavyzdžiui, kaip tu sakai, o noriu pasišopinti, eini per prekybos centrą, tugi kiekvieną dieną į prekybos centrą neini. Nutinka kažkada ten vieną kartą į mėnesį, ar ten į 2 mėnesius, pamatys striukę, nes tau reikia striukės, nori atsinaujinti ir jinai kainuoja 100 eurų. Pas tave atsidarai sąskaitą, tu matai 7,7. Ką darai? Nu, ką tada daryti? Tai va, pasirinkimas, ne? Tai ką darytų Vidmantė šitoj vietoj? Pirktų ar palauktų? Nu, tai laukčiau tada turbūt, kol bus pigiau. Bet čia jau su nuolaida. Ai, čia su nuolaida tada. Nu, ten 9,99, žinai, nu, ta versija, kai kaina 100 čia su apvalymoms, striukė kainuoja 100 eurų, bet pas tave 7,7. Tai vat variantas, žinai, tai vat permąstyti. Jo, tada pamastyti reikėtų labiau, ar iš to atsarginės, tai aišku, negalima imti, nes tik tai gali imti, nu, jeigu tau labai reikia šitoj vietoje, ar ne, nu, tu pati iš savęs skolinisi. Čia yra opcija tokia, kad tu pats iš savęs skolinisi. Ką tai reiškia pats iš savęs skolinisi? Vadinasi, kitą mėnesį, vasario ten 9-10, kai tu gausi atlyginimą, tai tu į drabužių sąskaitą jau nebedėsi tų 30 eurų arba ten kažkiek. Tu įdėsi tik tai tiek, kiek lieka gražinus iš kur pasiskolinai.
Mhm. Pagauni mintį? Tai vadinasi, Taip, taip, kažkokį taip, taip. laiko tarpą, tai ten bus mažesnė pinigų suma injekcija, nes tu pati iš savęs skolinis. Nes tu turi aiškę sistemą, kokią pinigų arba procentinę, arba kažkokią fiksuotą sumą permetiniai. Ir jos laikais įkrito atlyginimas, ten žinai, šiam procentų atlyginimo į kairę būtinosiam išlaidom, o visa kita tink per stalčiuką prabėgi, per sąskaitą susidėlioji. Ir šitoj vietoj faktas, jeigu tau striukės labai reikia ir tavo suplyšo, nu nebeveikia, sugedo užtrauktukas, ar ten, žinai, tai vienintelė striukė ir tu neturi kitos savo spintoj. Tai dabar negi tu lauksi dar kito mėnesio, kad tu įsineši vasarį, žinai, ten papildomų pinigų, nes tau dabar reikia. Ir tu turi kitose sąskaitose pinigų, tai pati iš savęs pasiskolini iš kitų sąskaitų ir nusipirki. Bet tą kito mėnesio, vasario mėnesį, tu įneši tą skirtumą į kitą sąskaitą, iš kurios pasiemi. Ir viskas. O kaip čia įsinešti, prasme, galima pervesti iš, pavyzdžiui, atsarginės sąskaitos į drabužių sąskaitą ir taip Čia, irgi ten kadangi pasirinkti. pati, jeigu gerai supratau, naudoji Svetbanką irgi. Nu taip, bet aš va tokių, tai aš nesu matęs, aš jį naudojau čia seniau, prieš 3 metus. Tai aš va tokio, Tai tai vat, niekada. aš šitas sąskaitas jau turiu, žinok, daugiau nei 7 metai. Oho. Tai vat, Mhm. šitos sąskaitos idėja yra tokia, kad tu, kai naudojasi mobilią aplikaciją banko, aš kadangi Svetbanką naudoju, tai papildomos sąskaitos atidarimas trunka kelias minutės ir ten 3 žingsnių kombinacija yra. Atidaryti papildomą sąskaitą, kuri yra sąskaitos, kasdienės paslaugos ir yra atidaryti papildomą sąskaitą. Paspaudi ten, atsidaryti papildomą sąskaitą, tada kitas žingsnis pavadinimą susigalvoji ir patvirtini. Viskas. Vieną sąskaitą per parą gali susikurti. Papildomai šitos sąskaitos tau nieko nekainuoja. Nebent tu pridėsi prie kiekvienos sąskaitos korteles. Kortelės aptarnavimo mokestis kainuoja. Aišku. Jeigu kiekviena sąskaita man kainuotų aptarnavimo mokestį, tai šitoje vietoje man būtų per brangu šitiek jų turėti. Mhm. Tai va, tai todėl prisimink, kaip iš mažiau turėti daugiau, ar ne? Kitas variantas, žiūrėk, yra sveikatos sąskaita. Kaip moteriai, žinai, galvos skausmas, nu, tabletės į vaistinėmis vis tiek einam. Tai va, galų gale, aš esu pati, atsiprašau, po dantų tiesinimo, tai man yra ir burnos higiena, nu, elementariausiai finansų higiena galima darytis vieną kartą į metus ir burnos higiena privalomai irgi turim darytis vieną kartą į metus. Ir jinai kainuoja. Tai kadangi jinai kainuoja, vadinasi, tam turi turėti biudžetą. Sveikatai, ne, tyrimai kažkurie kainuoja, visko nemokamai negaunam iš sveikatos draudimo. Valstybė, socialinio sveikatos draudimo, ne kito sveikatos draudimo. Tai va, tai kadangi jeigu norim ar pas gydytoją kažkokį nueiti, jisai irgi kainuoja. Pas dantistą, jeigu reikia nueiti, jeigu dantukas suskaudo, jisai irgi kainuoja. Tai tam reikia irgi turėti sąskaitą. Nes tai yra neplanuotos išlaidos, kurios nutikus gyvenimui gali atsitikti. Man dantų tiesinimas kainavo 10 000 3 metų projektas. Tai nėra pigu. O galima vaidom išsimokėtinai, nes aš Lietuvoje irgi, kai klausiu, man išsimokėtinai kažkaip dėl šitų kapų ir breketų man nedavė pasirinkimo. Aš čia gal mano tarybų įgūdžiai yra geri, tai šito vietų įsiderėjau ir aš mokėjau kas mėnesį tam tikrom pinigų sumom. Vekselio principu. Nes Londone aš, pavyzdžiui, dariau, tai ten, nu, tik tiesiog iškart pasitikė sąskaitą, žodžiu, yra ten 3 gali operaciją darytis, arba tokiu būdu, tokie breketai ir visą laiką rašė kainas per mėnesį, kiek mokėti. Net nebuvo tokio kaip opšino, kad ten viską gali iš karto sumokėti. O Lietuvoje buvo atvirkščiai. Iš karto pasakė, man sakė, kad su kapom ir su breketais bus 3000. Ir, nu, realiai tokią sumą, nu, kas galėtų sumokėti taip, nu, tiesiai. Tai aš, nu, tiesiog pasiklausau, galvoju, nu, neįmanoma, nu, realiai. Tai jeigu mes turim tą versiją, žinai, Vidmantė, kaip ir kalbėjom, tarkim, 1000 eurų pajamų, ar ne, ir turim 600 išlaidų būtinosiom išlaidom, ar ne, tai jau nuo 400, nu, galima, žinai, įmanoma, bet vis tiek tai yra, nu, brangu. Tai tu vadinasi turi pataupyti, jeigu taip skaičiuoti, ar ne, 400 pinigų per metus turim 4800. Nu, tai vadinasi, kiekvieną mėnesį čiesnai turi atsidėti po 400 ir taupyti dantukam. Nu, tai yra brangu. Tai jeigu yra galimybė, kaip pavyzdys, žinai, po 100 pem ar 200, nu, labai jau čia, žinai, pasispaudus mokėti įsimokėtinai, bet čia reikia dėrėtis. Viską galima gauti, tiesiog reikia kalbėti ir pateikti tinkamą opciją. O mano opcija šitoj vietoj buvo tai, kad mes darėm planą,
pradžiai, kiek tai man kainuotų, prašau padaryti sąmatą šitam projektui, kad mano dantys būtų tiesus, kiek man tai kainuos. Plius minus mes apžiūrėjom mano burną, padarė sąmatą, sutarėm projektą, kiek laiko tai užtruks, primetėm, žinai, padarėm, kiek aš turiu mokėti ir viskas. Ir man, aišku, už didesnės, brangesnės procedūras vekselį ir aš ten mokėdavau. Kai sumoki tą sumą, jie man atiduoda vekselį. Tai vekselio principų pas mane buvo. Net nebuvo, žinai, kažkoks moki per 3 kartus ar ten kažkokia lizinginė programa, kur reikėtų mokėti. Tai be pabrangimo. Net. Tai va, čia priklauso nuo to, kaip tu sugebėsi susitarti. Tai kitas variantas, mano mėgstamiausias sąskaita yra dovanos. Labai daug čia atsidėta. 116 eurų. Nežinau kaip tu, bet tai dovanas yra mano meilės kalba. Aš dovanas mėgstu į kairę į dešinę ir galų gale kalėdus ką tik praėjo, ar ne, ir dovanų sąskaita tikrai yra aktuali. Kita ateinanti šventė Valentinkė, kam aktualu, dar kita kovo 8, tada Velykos, kažkada gimtadienis yra, kažkam vestuvės dar yra, žinai, tų progų yra N+K. Kai daugelis, pavyzdžiui, čia po COVID buvo pas mane šitoje sąskaitoje gal apie 600 eurų susikaupusi pinigų suma. Ir pasidalinsiu istorijai, kodėl, žinai, turiu tą labai smulkiom pinigų sumom. Tai čia yra irgi tam tikra istorija, kai iš mano laikotarpio tarnyboje man tik buvo labai daug situacijų ir ne vieni metai, kai trūkdavo pinigų. Ir aš gyvenau nuo algos iki algos ir dažniausiai iki algos man trūkdavo pinigų ir trūkdavo kokių 200 PM eurų, žinai. Ypač toj situacijai, kai litai keitėsi į eurus, čia 15 metai buvo, tai mano atlyginimas siekia 400 PM eurų. Būsto nuoma 200 eurų, komunalai PM eurų, man lieka 200 eurų. 4 savaitės po PM eurų į savaitę. Man panašiai buvo, bet čia buvo man 22 metais. Tai va, tai tu turi tą patį, žinai, tą skausmą, ar ne? Nes nuoma realiai Vilniui palyginus visai brangi, palyginus su atlyginimais. Taip. Londone, pavyzdžiui, nuoma irgi brangi, kur aš gyvenu, bet atlyginimai, realiai žymiai brangesni. Man nėra tai buvo, kad realiai man lieka daugiau po nuomos ir po visko man lieka 3-4 kartus daugiau pinigų, negu kad likdavo, kai aš Vilniui gyvendavau. Ir tikrai nėra taip, kad aš čia direktorė dirbu, o Vilniui dirbau pradedančioji pozicijai. Vis tiek mano karjeros lygis panašus, alga panaši, ta prasme pradedančiojo žmogaus alga ir man lieka žymiai daugiau pinigų Londone, nors čia toks labai brangus miestas. Tai labai sveikinu tave su tuo pasirinkimu ir tai, kad tu turi tokią pakankamai gerą situaciją. Tai mes įvardykim, kad tai nėra edukacija skirta emigruoti iš Lietuvos. Bet mintis tame, kad ta patirtis, žinai, tas 5 eurų, kaip pavyzdys, kuris yra savaitį, man dar reikėjo kūrą užsipilti, mašiną išlaikyti, ne? Tai vat pavalgyti, tai dar nusipirkti maisto iš tų pinigų, žinai, iš tų 5 eurų. Tai aš valgydavau maistą kavinėse, kai būdavo dienos pietus man kainuodavo 2 eurus, tai 5 dienos darbo dienos, 5 kart 2 10 gaunasi, tai va 10 eurų išleisdavau. Kūrui pildavausi 20 eurų ir šitoj vietoj dažniausiai, kadangi ten gausios porcijos buvo, tai dienos pietus dalindavau per pusę ir pusės ribos išsineždavau, tą praktiškai pilną porciją namo. Jeigu valgai porcija pilna cepelinai 2, tai pusę valgai, žinai, vieną cepeliną, kitą namo nešies. Taupydavau net iki tokio lygio. Tada opcija, tau lieka šitoj kalkuliacijoje 20 eurų. Man tas 20 eurų psichologiškai keldavo įtampą. Aš jaučiausi prastai ir aš eidavau į parduotuvę, įsivaizduok, užeini į parduotuvę ir tu perki, nes aš galiu. Nors iš esmės tau nereikia, aš dažnai turėjau tą psichologinę traumą, kad aš turiu pirkti, įrodydama savo, kad aš galiu nusipirkti, nors iš esmės man visiškai nereikia tų pinigų leisti. Maisto kaip ir namuose yra, bet psichologiškai vis tiek eini nusipirkti maisto.
nes neturi tos finansinės ramybės kažkaip tai va taip va. Ir galiausiai būdavo taip, kad man vis tiek mėnesio pabaigoje trūkdavo pinigų ir skambindavau mamai ir tėčiui, sakydavau, mama, alio, padėk, žinai, kitą mėnesį tėčiui, nu ir taip žaisdavau, žinai, mama, tėti, mama, tėti. Tai va, dar toj situacijai buvo dar skausmingesnis variantas, esu pasiemus greitą kreditą, pavadinkim taip, iš General Finance, nu tai jisai toks greitas. 5 metų variantui man davė 11 tūkstančių, tai aš tuos 11 tūkstančių išleidau per 4-5 mėnesius. Ir Ant grąžinti ko? man reikėjo 21. Tai nebuvo labai faina situacija, tai dar pablogino mano finansinę situaciją. Tai čia rodo, kokio lygio finansinio neraštingumo buvimas, kaip tu nemoki elgtis su pinigais. Tai šiai dienai esu pasidarius, žinai, kodėl aš taip darydavau, nu kodėl tokia, žinai, istorija mano, kaip aš elgiausi su pinigais, tas elgesio modelis. Pasirodo, iš vaikystės daugeliu, žinai, duoda močiutė senelis pinigų. Mhm. Nu, yra galbūt tokia situacija, kad nuvažiuoju pas Taip, ir močiutę ir mums gimtadienio duoda. proga, ten kalėdų proga Taip, duoda taip, taip, pinigų, žinai, ten kokį 20 euriukų, ten 5 euriukų galbūt. taip. Nu, ir mano močiutė ir viena ir kita irgi duodavo pinigų ir mama tą faktą žinojo ir jinai visą laiką, žinai, grįžus namo, jinai paimdavo iš manęs tos pinigus. Ir įsidėdavo į piniginę. Ir aš kai paprašydavau ko nors, ko aš noriu, jinai man nepirkdavo. Nors iš esmės, jinai, tipo, čia tau, čia, tipo, paimu tos pinigus, aš, nu, tipo, išleisiu tavo geriau. Bet jinai niekada nepaaiškino, kur leidžia tos pinigus. Žinai, mums kartu, neėjomės kartu apsipirkti. Ten, kad maistą mes perkam, nu, tai čia elementaru, tipo, bet čia yra mano pinigai, ten pramogom ar kažkam. Ir galiausiai buvo toks momentas, kad aš stengdavausi tuos pinigus išleisti iki tol, kol grįšiu namo. Nežinau, kad kai grįšiu namo, mama juos paims. Tai va, tai mano pinigų, aš toks spenderis būdavau, žinai, gavau, leidžiu, gavau ir leidžiu, gavau ir leidžiu. Gauni atostoginius atostogom. Išvariai ir išleidai. Grįžti ir nebėra pinigų. Ne, Tai man va, biškį ir žinai, o kitaip. iš ko gyvent? Nu, tipo, bet taigi čia atostoginiai. Tai aš taip pradžiai įsivaizduodavau, kad jeigu man duoda atostoginius, tai man dar bus gera alga, nes čia atostoginiai atostogom užsidirbau. Bet nieko panašaus, žinai, tai yra tie patys pinigai, tik pavadinimas kitas. Tai va, tai atostogų sąskaita pas mane atkreipdėmėsi yra nuliukai. Matau. Tai dar nereiškia, kad aš neturiu atostogam pinigų. Tai čia kai turi būt lieka iš kažko tai daug, tai tada. Tada, kur yra esmė šitoj visoj mano schemoje, šitų visų sąskaitų, tai kad atostogų pinigų pas mane yra daugiau negu 2000 ir aš juos esu išėmus iš banko ir investavusi, nes laikyti bankė, kas yra daugiau negu 500 apyvartinių lėšų, man yra neapsimoka. Jos turi dirbti. Tai va, ir yra šiai dienai visokių finansinių įrankių, kadangi ir pati aš papildomus visokius naudoju, tai jie leidžia tuos pinigus padauginti. Tai va, tai Smart šiai dienai yra įrankių prikurta, ačiū kas kūrė ir mes juos išnaudojam. Tai va, tai čia vienas iš variantų. Tada kita sąskaita, pavyzdžiui, pramogų sąskaita, taupinimas užknisa. Visus užknisa, nei vienam nepatinka taupyti. Va kaip ir, nu kas nori taupyti ir neleisti savo pramogauti. Pavyzdžiui, jeigu tu gyveni iš vienos sąskaitos, ar tu leidi savo pramogauti, nes nubleba, čia brangiai kainuoja. Laisva valia, žinai, ta besažinės priekaišto, be vidinio kritiko, ar tu gali sau leisti papramogauti? Jeigu viena sąskaita, tai turbūt nelabai. Nes tu, žinai, atsidarai tą vieną sąskaitą ir lieko ten kokie 300 eurų, nu, tai dar, žinai, kad iki mėnesio pabaigos reikia pragyventi, tai gal dar čia, žinai, tas ir anas, ir jau čia pradedi panikuoti, kad, nežinau, kokie tavo pinigų leidimo įpročiai, ar tau pavyksta atsidėti. Kad mes kažkaip nėra taip, kad daug pramogavome, mes kažkur nors savaitgalį filmą pasižiūrim, knygą paskaitom. Tuos filmus dabar realiai gali žiūrėti ir per Netflixą, ir niekada nelabai eina, kas tos kino, tai čia susitaupo daug pinigų, aišku. Bet Netflixas irgi kainuoja. Jo, ten kiek 7 svarai per mėnesį kažkaip. Nu, pigiau negu Lietuvoje filmas. 25 eurai gal. Kiek? Va tiek. Ar 12 eurų, nežinau, žinok.
Ne, pas Nežinau. mus mažiau negu 10 eurų ir mes turim tą family subscription, kur ten, žodžiu, yra vienas akantas ir tada 5 žmonės pasidalyja tą, kaip Spotify, jūs irgi yra Spotify family. Jeigu perki ir tada 5 žmonės pasidalinam, ten kiek per metus, ar išeina, ar per pusę metų 8 eurai, ar kažkaip taip. Pigiau Bet išeina, kai tą family subscription nemi. tai dabar pasižiūrėk, kiek tų papildomų aplikacijų turi, kurios jos tau kainuoja. Tai yra Taip, būtinosios išlaidos, ar ne? Tai taip. vat jas reikėtų irgi įtraukti, kur nuomo, Mm, komunalai, šlešas, būtinosios išlaidos, visi Netflixai ir taip. visa kita. Tada kitas klausimas, žinai, jeigu tu matai, kad tau yra per daug, pavyzdžiui, nes tu turi dabar išlaidų ataskaitą, ar ne? Ir tu matai, kad tam sektoriui galbūt yra per daug tų pinigų išleidžiama, tai iškyla klausimas, kiek efektyvu ir kiek aš efektyviai jį išnaudoju. Nes, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, jeigu mano sesė žiūrės, tai labai supyks, bet tarkim, mano, žinai, kaip smart investuotojo variantas, mano sesė turi irgi Netflixą variantą tą, kur family accountas. Taip. Jinai už jį moka ir aš galiu turėti tą nemokamą prieigą. Tada jinai turi dar kažką, tai GO3. Jinai irgi pasidarius, kad ten daug gali turėti ir aš jį naudoju, nors jisai irgi yra mokamas, nors aš nieko nemoku. Žiūrėk, tai yra 2 mokamos aplikacijos, jinai sumoka išleidžia per mėnesį kažkas tai tokio apie 3 eurų gal už visą šitą. Nu ir aišku, jinai dar turi kitų mokamų irgi platformų, bet GO3 jinai net nenaudoja. Netflixą, nu, irgi taip sausau, bet jinai už juos moka. Ir aš jos klausiu, sakau, klausyk, pas tavį yra po 5 vartotojus, vienur ir kitur, ar ne? Tai kodėl tu neišdalini tu 5 vartotojams po eurą ar po 2 ir jau žiūrėk, tau pigiau ir susitaupai. Taip. Tai kodėl tu to nepadarai? Tai kodėl tu neši tą finansinę naštą viena, ar tu labai daug uždirbi? Sako, ne. Tai kodėl tu, sakau, tokia prabangi, dosni ir leidi va tiem visiems naudotis, tu gali leisti naudotis, nu gerai, mėnesį, ten kokį, nu 2, žinai, galbūt, bet po to, nu, come on, tai yra išlaidos. Taip. Tai vat, tai šitoje vietoje taip. Taip, man reikia, tobulėjimo sąskaita. Viena iš tų sąskaitų, kur tai yra tie pinigai, pavyzdžiui, audio knygom, webinaram, seminaram, tai tobulėjimas, investavimas į save, ar ne, augimui. Čia kiekvieno pasirinkimas yra, kiek mes norim įdėti pinigų į tą tobulėjimą, į saviugdą. Ir šitoje vietoje, nu, kiekvienam pagal save. Čia aš, aišku, labai smulkiai viską suvardėjau, bet man tai duoda aiškumą ir tas stalčiukas man jisai turi asmeninę reikšmę, nes aš mažom pinigų sumom atidedu. Nes man po 100 eurų atsidėti skauda. Skauda nuo to laiko, kai aš gaudavau tuos 400 pem. Na, nuo tada, kai aš teko gyventi po 50 eurų į savaitę. Todėl tame etape suknelė, kuri kainuoja 20 eurų, aš žinai dar labai iš butiko, iš parduotuvių, aš dar labai gerai pagalvosiu, ar aš galiu leisti savo ją nusipirkti. Mes kalbam apie suknelę 20 eurų, kuri kainuoja. Suknelė, kuri kainuoja 25 eurus, aš irgi dar 2 kartus labai gerai pagalvosiu, ar man tikrai jos reikia. Apie tą, kuri kainuoja 3-5, čia žinai, nu, jinai turi būti ten aukso vertės jau tikriausiai, arba bet ką, jeigu išsigryninau, suknelę perkam, iš esmės ne dėl to, kokį audinį turi, ar kokį pasiuvimą jinai turi. Ten yra tik audinys su siūlai, susiūtas į kažkokį, žinai, mes perkam emociją. Mes perkam emociją, kaip mes jaučiamėm su ta suknele. Kokią emociją tą suknelę apsivilkus mums leidžia pajusti. Iš esmės tu perki emociją. Ne audinį kažkokį, ar ne? Tai vat, o emocija, kaip tu jautiesi. Tai jeigu tu su 3-5 eurų suknelė jautiesi, žinai, kaip diva, karalienė ant raudono podimo, arba ten, žinai, Jamesas Bondas, vadinasi, tu ir leisi tuos pinigus tai emocijai, nes tu nori taip jaustis. Ir jeigu tai tau yra svarbu. Tai vat, dar variantas, čia psichologija, žinai, yra. Tai ar tu šitoj vietoj turi klausimų iš mano logikos? Jo, man kaip ir aišku, aš esu girdėjus, kad kažkaip turi per mėnesį, žodžiu, mokėti tiem nuomai ir taip toliau apie
40%, tada čia turbūt tuo ir paremta, ne? Kad tada ten A, atsidės Tai savings žiūrėk, turi aš būti 20 nubėgsiu, procentų ir visas kas likę čia, 3 čia procentų. principas jo, iš esmės yra tas, Principas tas. čia yra mano praktinis variantas, mano sąskaitos, ne išklotinė. Variantas, kai pinigų srautą mes galim skaidyti, tai iš esmės tai, ką tu darai su Ai, savo pasireiškia. Exceliu, jo, mes galim būtinosios išlaidos, ne, tos fiksuotos, gali būti PM5, ne, ilgalaikis taupimas, tai vat į ateitį, ar ne, taupyti, tai gali būti 10 procentų, pramogos 10 procentų, edukacijai irgi galim skirti 10 procentų, investavimui 10 procentų, dovanom 5 procentus. Toks procentinis skaidimas ten nuo 1000 eurų man, žinai, atrodė biški perteklinis, labai daug tų skaičių po kablelio, mane pradėjo erzinti, todėl aš pasirinkau pinigų sumom. Pinigų sumom, mažom pinigų sumom, tai va tame ir esmė, žinai, kaip iš mažiau turėti daugiau, ar ne? Mažom pinigų sumom kas mėnesį atsidėjus, net ir po 10 eurų po metų mes turėsim 120. Jeigu tu dėsi, žinai, po 200, po 20 į tą sąskaitą, galbūt tu per metus jos net nepanaudosi, bet po metų tu turėsi 200 eurų. Tau norisi atostogų, ir net dabar sako, okei, aš noriu kitų šių metų strategiją, ne? Aš noriu po pusės metų išvaryti atostogas, atostogų biudžetui man reikia 1000 eurų. Skrysiu Liepos mėnesį, vadinasi, aš turiu, žinai, kiek? 6 mėnesius, ne? 1000 eurų atostogų biudžetui. Dalinam iš 6 ir mes turim po 166. Nu, tai sofalink 107 kas mėnesį turi atsidėti tam Liepos mėnesio atostogų biudžetui. Tai taip ir skaičiuoji, žinai, jeigu tau reikia, va, kaip pavyzdys, sveikatai, ar ne, galbūt rugsėjo mėnesį reikės ten kažkokią ten implanto operaciją suplanuota ir ten kainuoja 850. Dalinam iš 8 mėnesių, nes rugsėjo mėnesį jau reikės, ar ne? Vadinasi, po 106, nu tai sofalinim po 110 ir atsidedi kas mėnesį. Kad nebūtų skausminga. Jeigu turim automobilį, automobilio draudimas civilinis vis tiek kainuos. Kasmet jisai kainuoja. Tu galbūt perki, žinai, ten moki per 2 kartus ar per 3 kartus, bet vis tiek automobilio draudimas kainuoja. Tai jeigu tu draudiesi, kaip pavyzdys, už 200 PM eurų, nežinau, čia kaip vidurkėm, ar ne, dalinam iš 12, nu tai po 20 eurų, po 25 gali kaip atsidėti automobilio draudimui. Jeigu mes turi, iš vis, jeigu žmogus, žinai, finansiškai tvarkosi ir turi va tokį papildomą dalyką kaip automobilis, tai yra išlaidos. Išlaidos tai yra draudimas, civilinis, kasko draudimas, tada reikalingos padangos, sezoninis, žiema ir demisezoninis, ne vasarai. Reikia jas keisti, vadinasi, ten irgi reikia investuoti. Techninė priežiūra, į ją reikia irgi investuoti. Tai yra išlaidos, tepalų keitimas, tai yra išlaidos, sugedo valytuvai, tai yra išlaidos, reikia langų skysčio, tai yra išlaidos, reikia pilti kurą į baką, tai yra irgi išlaidos. Tai kartais, jeigu tu turėjau klientę, kuri sako, blemba, aš sugalvojau nusipirkti, žinai, mašiną. Turinai santaupų, okei, sakau, žinai, o kur tu su tą mašiną važiuosi? Nu, nes gyvena mieste, Klaipėdoj, susisiekimas puikus, į darbą jie netoli, ten 10 minučių pėstute. Tai sakau, tai kam tau tą mašiną, žinai? Ai, turiu šunį, tai su šuniu ten tipo savaitgalį palieksiu į kaimą. Okei, sakau, dabar žiūrim, žinai, pasiėmum kalkuliatorių ir skaičiuojam. Ir šitoj vietoj investuoti į mašiną reikia kokių ten 7, nu, jinai planavo 7000 išleisti, plus ten registracijos išlaidos, draudimo išlaidos. Ir jeigu ten po mėnesio, nes vis tiek mašina dėvėta, tikėtina, kad gali sugesti ir atsiras papildomų išlaidų. Taigi, skaičiuojam, žinai, sakau, žiūrėk, tau, jeigu tu kiekvieną savaitgalį važiuosi su tuo šuniuku į kaimą, tai 4 kartai per mėnesį. Padauginam iš 12, mašinos tau reikės kem 8 kartus. Nu, sako, nu gal ne visai kiekvieną, nu kas antrą tipo, gal žinai. Tai tada tos kem 8 mes dalinam iš 2, gaunam 24 kartus. Nu, nežinai, kai metų planą pasidalinu, jau atrodo daugiau tie skaičiai, žinai, nu, tai vizija, idėja pati graži. Sakau, tai tuos 24 kartus tu gali nuomoti CTB. Sparca. Taip, tuos 7000 tu investuok, iš jų gausi pasyvias pajamas ir iš tų pasyvių pajamų tu galėsi nusipirkti tą paslaugą, kur tau nereikės nei draudimo, kūro kortelė įdėta, tu pasinaudoji paslaugą, tuos kelis kartus
kiek tau reikia per metus, tu galėsi turėti kiekvieną kartą vis naują automobilį. Ir nuvažiuoti pirmyn ir atgal. Tam vienam savaitgaliui. Ir viskas. Tikrai. Ir tau tikrai bus kur kas pigiau. Mhm. Tai va, tai čia vienas variantas, kuris yra platesnis, dar yra toks paprastesnis, žinai, kur būtinosios išlaidos pagal teoriją turi tilpti šiam procentų. Jeigu viršė 60% ir gaunamų pajamų, ar net tavo fiksuotos išlaidos, tos bazinės būtinosios išlaidos, ir jeigu tavo išlaidos yra 8% arba 9%, vadinasi, reikia peržiūrėti, kas ten yra. Jeigu peržiūrėjus nėra ko išmesti, ko atsisakyti ir tai visa tai yra būtina išgyvenimui, vadinasi yra per mažos pajamos, vadinasi jas reikia didinti. Kokiu būdu galima didinti, tai ieškoti pasyvių pajamų šaltinių. Kūrybiškai vadinasi reikia ieškoti, ne? Jeigu negali dirbti antro darbo arba keisti darbo, tai vadinasi tu turi iš savo talentų ieškoti galimybės uždirbti, arba, nežinau, pardavinėti drabužius, kurių tu nenešioji tam pačiam Vinted, ne, bet po to reikia nepamiršti sumokėti mokesčių, nes apmokestinu. Tai vat, arba kažkur padėti kažkokią, žinai, savaitgalio veiklą užsiminėti, galbūt maisto kurjerių dirbti. Aš pati dirbau Volt maisto kurjerių išvežiotojų, nes man trūko pinigų. Aš irgi dirbu. Tai va, tai mes buvom Volt kurjerio kolegės, vadinasi. Tai va, tai aš Volt kurjerį dirbau Vilniaus mieste ir dirbau, labai įdomiai man ta praktika buvo, tai buvo pabėgimas nuo darbo, nuo realybės tam tikrą prasme, pailsėti psichologiškai mentaliai, nes susijungus appsą ten tik tai braukai maigai iš taško A į tašką B reikia nuvažiuoti. Tai labai praplėtė tas darbas, žinai, mano pačios akiratį, nes realiai atsidūriau tokiose vietose prie tokių žmonių durų slenkščio, kur šiaip nenueičiau ir nepasibelščiau. Ir nueidavau į tokias kavinės, kad net negalvojau, kad yra. Šitos programėlės dėka aš praplėčiau savo akiratį Vilniaus maršrutą, išmokau geriau miestą pažinti, važinėjau su mašina. Tai vad, bet nepaisant to, papildomas darbas, ką man davė, ar ne, tai aš neturėjau laiko pramogom ir išleisti pinigų realiai, nes dirbdavau savaitgaliais ir po darbo. Tai lėmė sveikatos sutrikimus. Tai, ką aš uždirbau on top, aš išleidžiu ant sveikatos ir resursų atstatymo. Ir iš esmės atsidūriau tam pačiam finansinio taške. Kiek turėjau on top, tiek išleidau sveikatos ir tai ne visada geriausias pasirinkimas. Tai va todėl reikėtų paieškoti protingesnio būdo, kaip galima uždirbti. Ir va tam turbūt tu ir esi finansų patarėja, kuri jau perėjo, daug klientų istorijų matė arba pati perėjo tokią situaciją. Tai mano pačios istorijų, žinai, yra skirtingų rakursų ir klientų istorijos irgi dar duoda, žinai, papildomą vizualą. Tai va, tai šitas variantas, jisai man leidžia, galima pasirinkti, žinai, gal žmogui, vidmantė, nežinau, gal tau reikia tik 3 sąskaitų, gal tau reikia tik 4 sąskaitų. Ir viskas, ir užtenka. Nebūtina turėti, kaip aš čia turiu prisikūrus, žinai, tas begalė tų sąskaitų, bet apačioje atkreipdėmėsi turiu e-taupyklę. Taip. Apie e-taupyklę aš nepakalbėjau. Tai yra Swedbanko programėlės šiai dienai ir Sebas turi, ir kiti turi tikrai tą bekontaktį atsiskaitimą. Ir iš tų bekontakčių atsiskaitimų, jeigu, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, aš turiu PM3, šiam 8, ar ne, tiek ir išleidžiu, ir tas šiam 8, tai būtų 32 centai, nukristų į e-taupyklę sąskaitą. Tai kadangi pas mane yra bekontakčiai atsiskaitimai, tai iš bekontakčių atsiskaitimų, žinok, susikonvertavo labai nemaža pinigų suma, per mėnesį nuo 7 iki 102 pinigų. Labai daug. Labai daug, nes pas mane iš visų sąskaitų, iš visų atsiskaitimų, iš visų elektroninių, bekontakčių atsiskaitimų sukrito ten visi pinigai. Tai mane nustebino, aš labai skeptiškai pradžiai žiūrėjau šitą e-taupyklės variantą. Ypač jie įsidėgiau, kai jau pradėjau investuoti ir dirbti su pinigais ir konsultuoti apie finansus. Ir vienas kolega sako, pabandyk tą e-taupyklę. Tai čia prieš kokius 4-5 metus jisai ir atsirado. Sako, pabandyk tu tą e-taupyklę. Sakau, tipo, aš žiūriu tą žmogų ir galvoju, tu sveikam prote, ką tu man siūlai, čia, žinai, aš pinigus investuoju ir jis man siūlo centus taupyti. Ir aš, ar tu sveikam protė, aš dabar, 100 jau ar ten 1000 investuoju, o dabar aš čia centus skaičiuosi. Nesąmonė. Man ten trumpino
tipo pažvengiau su ironija, bet kadangi žmogus man, kuris teikia šitą pasiūlymą ir variantą išbandyti, yra autoritetingas, į kurį aš ten lygiuojuosi, tai, nu, galvoju, okei, žinai, tas ego variantas, okei, pabandysiu. Ir jis man labai pasteisino ir patiko. Šiai dienai šita sąskaita pas mane pavadinta šuns vardu. Ir tai yra šuniui skirta sąskaita. Aš iš tos sąskaitos perku šunui maistą, skaniukus, ten aksesuarus ir visa kita. Tai va, tai ta sąskaita realiai jau yra orientuota į šunį. Beje, po visų gyvenimo patirčių ir pačių skausmingiausių sveikatos sąskaita man yra labai labai svarbi ir aktuali, vien dar ir ne dėl to, kad man reikia žinai, higieną darytis burnos, bet ir dėl to, kad turėjau traumą, alkūnės išnirimą ir dar tarnybos metu. Ir tarnybos metu patyrus tą traumą, nu aš, nu ką, nu išėjau į biletenį, nedarbingumo to laikotarpį. Ir tame etape gaunu pirmą iš sodros išmoką, ten apie 308 eurų. Žmogui, kuris gyvena su 1000 eurų Vilniaus mieste, nuo algos iki algos ir dažniausiai dar iki kito mėnesio, iki kitos algos trūksta pinigų, 308 eurų, tai yra, žinai, smūgis žemiau bambos arba, žinai, šlapis skudurų per veidą. Nu, tai yra kažkoks finansinis krachas, savižudybė, net nežinau. Tai man buvo šokas. Tikrai. Ir ta situacija šokas, todėl kad aš neturėjau nei finansinės pagalbės, nei finansinio rezervo kažkokio, žinai, atsidėjus. Neturėjau nei jokio draudimo, nei jokių apsaugų, nei kaimyno, pas kurį nueičiau, žinai, pasiskolinti. Turėjau mamą, tėtį ir būsto paskolą ir būsto iš banko skambutį, kai sako, ar jums reikalinga būsto įrengimui paskola ten, tai jums reikia susitvarkyti dokumentus, pateikti įvertinimą. Įvertinimą pateikti dėl būsto paskolos įrengimo reikėjo dar sumokėti 108 eurų. Tuo metu, kai pas tai sąskaitoje 308, 108 yra kosminiai pinigai. Ypač, kai tu esi fiziškai, psichologiškai ir finansiškai pažeidžiamiausioje situacijoje. Man tai buvo dugnas visame kame, ta situacija. Aš skambinau tuo metu savo finansų konsultantui, kuris man padėjo gauti būsto paskolą, būdama reabilitacijos klinikoje. Ir sakiau, ateik pas mane, man reikia to gyvybės draudimo. Nes aš daugiau gyvenime nenorėjau atsidurti tokioje šudinoje, emociškai, fiziškai ir finansiškai situacijai. Tai buvo 9 vakarą, mes pildėm popierinę versiją gyvybės draudimo su garantuotom palūkanom. Aš šį dieną vis dar turiu šitą produktą. Jį pasirašiau 18 metais. Tai jau 8 metai jisai pas mane gyvena ir ačiū Tomui. Tai man šitoj vietoj šita situacija pamokė, aš šį dieną draudžiu absoliučiai viską. Ir jeigu galiu, žinai, turėti iš draudimo kompanijos finansinės naudos, aš ją ir pasimsiu. Tai va, mano šuo šiai dienai, kaip ir minėjau, turi pro draudimą, gyvūnams skirtą, ir aš į mėnesį moku 25 eurus. Ir gali paklausti man, kodėl aš tai darau. Nu, todėl, kad gyvūna tų šunų operacijų, kurios irgi daug kainuoja. Be abejo. Nors pirmi metai aš Lietuvoje IF draudimas draudžia gyvūnus, šunis ir kates, aš pasidariau už tą gyvybės šunį draudimą sveikatos ir jis man kainavo 3, 5 ar 6 eurus. Pirmi metai. Mes neturėjome jokių traumų, nieko. Jis tai praėjo sveikas, toks jaunas, mažas, aktyvus šuo. Pratesimą reikia daryti, draudimo kompanija man 2 eurais pakėlė įmoką ir aš nesupratau kodėl ir aš labai supykau ir galvoju kodėl. Nes buvo 3,5, dabar turiu mokėti 3,7 su centais ir man tai nepatiko. Tada pradėjau ieškoti ir parduotuvė Pet City. Buvau kažkada, žinai, ten prieš į pabaigą draudimo girdėjus, kad jie planuoja teikti tokią paslaugą. Aš jam paskambinau, sako, ar jūs turite? Sako, jo, turim. Paradoksalu, ta pati IF draudimo kompanija teikia tą pačią paslaugą, tik tai per parduotuvę Pet City, gyvūnų prekių parduotuvė plus veterinarijos klinika. Jie pažiūrėjo, suvedė duomenis, man pasiūlė 25 eurus pro draudimas. Tai yra 12 eurų skirtumas. Taip, gerai.
Nu, ta prasme, ar aš durna draustis, kur brangiau, tai faktas drautiesi, kur pigiau. Nepraėjo mėno, mes pasinaudojom draudimo paslaugą, nes šuo vaikydamas stirnas pasitempė kelio raiščius, aš aišku to nežinojau, mums reikėjo chirurgo, traumatologo, ortopedo, konsultacijos, rengeno ir operacijos, ko pasekoje dar reikėjo 2 operacijų su intervencija į kelio sąnarį, kad atstatyti ir šuo neraišuotų. Ypač kai šuniui, žinai, nėra 2 metų. Tai nežinau, jeigu aš būčiau neturėjus to draudimo, man būtų kainavę šitą paslaugą 1500 eurų. Oho. Tai vat. Nepraėjo pusę metų, šuo papuolė po mašiną ir šitoj vietoj reikėjo, irgi važiavom aplinkui klinikų dirbančių nebuvo, teko važiuoti į Vilnių ir buvo naktinis tarifas įjungtas, naktinis tarifas klinikoje, kuri dirba visą parą, gydytojo apžiūra, rengenai, magnetinis rezonansas, ten, žinai, ten ekoskopas ir visa kita irgi yra kainuojantis, ne? Tai plus 2 tarifas. Tai va, tai šitoj vietoj dar 700 eurų. Šuo sveikas, viskas tvarkoja, nubrozdinimai ir sumušimai, daugiau nieko. Nu, laimingas šuo, kad turi Laimingas šuo, bet laiminga šeimininkė turėdama draudimą. Tai va, tai šitoj vietai, žinai, jeigu mes žinotume, kur mes nukrisim, pasidėtume tą pagalbę, kad minkščiau nukristume. Jie nežinom, nei vieną, žinai. Aš iki to įvykio, kol man išniro alkūnė, aš neturėjau jokio trauminio patyrimo, jokio išnirimo, jokio lūžio, žinai. Aš vaikščiau savo pati fainą su savo tarnybinė uniforma, visa graži ir tokie, žinai, superstar, superherojus, su visa amunicijos ekipuotė ant liemens uždėta ir aš ten tokia visa nenugalima jaučiausi. Dar tuo metu, žinai, visi tie Spider-Manai, Batmanai ir Superwoman, amerikietiški superherojai irgi, žinai, įkvėpdavo ten jaustis tokia superstar. Ir, nu, aš įsivaizdavau, kad man, kai man siūlė jį pasidaryti, aš jiems visiems sakiau, špygas rodžiau, kad nesąmonė, jūs ten durniai ir vagys ir aferistai. Žmonės, kurie nori pasipelnyti iš manęs, iš mano skausmo ir aš neturiu tų pinigų, žinai, ir 3 eurų man yra kosminiai pinigai ir jie nori dar juos iš manęs atimti ir aš tikrai nieko nedarysiu. Bet kai nutiko šitas įvykis, tai išnirimas ir aš gavau tos 308 eurų, tai man buvo skaudi pamoka, kurios dėka aš pasidariau tą draudiminių apsaugų sutartį, paketą, apsidraudžiau. Jisai man jau šiai dienai atsipirko irgi dar kelis kartus ir aš jau pasinaudojau ir tai yra produktas, kurį linkiu turėti visiems. Tai vat. Tai čia skaudžios pamokos pamoko, žinai, kad superherojus irgi gali būti mirtingas, taigi nepamirškim to. Tai vat, tai šitą visą dalį prabėgam. Ar turi šitos dalies kažkokių klausimų man? Ne, kažkaip viskas labai aiškiai išaiškinta. Super, labai smagu, žinai. Tai ar darysi pokytį dabartiniai savo sistemoje pinigų valdyme? Man atrodo, man reikės tai procentais pasižiūrėti, kiek kažko išleidžiu, nes aš Excelį turiu visus tuos skaičius, bet aš nelabai žinau procentais kiek, nes mano irgi pajamos varijuoja kiekvieną mėnesį, nes aš korepetitoriauju. Tai priklauso, kiek irgi korepetitoriauju, nes būna mokiniui reikia ten papildomos pamokos kurią nors savaitę. Kitą savaitę jisai serga, ten nedarom pamokos. Tai mano tos pajamos varijuoja kiekvieną mėnesį. Tai procentaliai man sunku paskaičiuoti. Bet o kaip tu jauties dėl to nestabilaus atlyginimo? Nu, aš tai kažkaip taip skaičiuoju, kad tiek, kiek gaunu iš to pastovaus darbo, tai aš nuo ten norėčiau tos procentus rašyti ir aš taip mąstau, kad aš tiek gaunu kiekvieną mėnesį pastoviai, tai nuo to turėčiau taupytis 10% ir išleis nuomai ir tie mokesčiam 10%. Tai, o tie, kur iš korepetitoriavimo, tai aš jau skaitau, čia kaip jau ekstra, čia maždaug investavimui. On top, ar ne? On top, aš taip skaitau. Aš tai šitoj vietoj labai siūlyčiau, žinai, įsigryninti iš to savo Excelio lentelės, kokios yra tavo bazinės išlaidos. Kiek tau reikia per mėnesį uždirbti pinigų, tai yra tos grindys. Taip. Tas pagrindas, ne, kad kaip pavyzdys, vidmantį per mėnesį reikia 500 eurų, tavo atveju svarų, kad tu šitoj vietoj išgyventum, susimokėtum mokesčius, tuos visus Netflixus, Spotify'us ir visą kitą, internetus ir telefonus ir nusipirktų maisto. Tai yra tos būtinosios išlaidos, ne?
nuoma, komunalai ir visų tie įsipareigojimai finansiniai. Visa kita, ką tu uždirbi on top, iš to tada ir dėliojas pramogos, kelionės, atostogos ir tada rušiuoji. Iš tų pinigų, kiek tu uždirbi, bet tada tuos procentaliai galėtum ir paskaidyti. Bet šitą tu turi turėti, kaip tėvė mūsų, vidury nakties atsikėlus, žinai, tau būtų psichologinė ramybė, nepaisant to, kad tavo, žinai, pajamos svyruoja, neturi stabilumo. Nes man nestabilus tas finansų įėjimas, jis man nelabai išbalansuoja, man psichologiškai nėra faina. Tada man kyla panikos atakos, priepuoliai, žinai, visokie nemiga ir tą, tikrai neduoda, žinai, sveikatai bonus plus. Nes tą patirtį, tą finansinį stygių, žinai, aš iš karjeros policijoje atsinešiau, nes aš turėjau panikos atakas iki tokio lygio, buvau davarius save iki tokio lygio, kad nemiga, vidury nakties ten 3 nubundi, žinai, po to užmigt negali, tokia nedamiegojusi ateini į darbą, suirzusi, be jėgų, be energijos, nes pagrindinis tikslas tavo yra išgyventi. Tavo fokusas yra iš kur gauti pinigų, kaip susimokėti sąskaitas ir, žinai, nuolatiniai įtampoje tokioj trūksta, žinai, atsidarai sąskaitą, matyti, tas 3 eurų tau liko ten, žinai, savaitės pabaigos ten. Ir čia draugai skambina, varom į vestuvės, o tu neturi pinigų. Arba varom kur nors patūsinti, žinai, ir tu neturi pinigų, ir tu negali niekur tūsinti, nes tu neturi biudžeto. Nes tau reikia išgyventi, tu gyveni, žinai, ant planos linijos, tu balansuoji tarp tų finansų ir tu kur varyt, kur tau varyt, tu negali niekur varyt. Tai va, tai labai linkiu, žinai, rasti tą balansą ir nebalansuoti. Tai va, tai suma sumarum, kas yra tas, kaip iš mažiau turėti daugiau, tai visgi reikia pradžiai suprasti savo pajamas. Tai ką ir kalbėjom, ar ne? Iš kur ateina pinigai, iš kokių skirtingų šaltinių. Tada skirstyti savo pajamos, kam tu leidi pinigus. Man ta lentelė pinigų skaidimas leido suvokti, kur yra dažnai smart variantas. Aiškus supratimas, kam aš leidžiu savo pinigus, kur aš juos paskirstu. Jeigu tu matai, kad tu per daug pinigų ten atidedi, tai tu gali sumažinti tą įnašą. Man tiek nereikia, ne, aš tiek neišleidžiu. Ir tada atsiranda dažnai įgūdis, nes pradžioj tai gali būti toks atmetimo reakcija. Čia lygiai taip pat, kaip ne visi moka valgyti suši su pagaliukais, nes tam reikia laiko, praktikos, kad tai susiformuotų. Turiu ne vieną klientą, kuris atėjo, sako, uša, neveikia. Ta prasme, sakau, neveikia. Sakau, tai o ką tu darai? Tai va, paskaidžiau ir mėnesio pabaigoje nieko neliko. Nes pinigų leidimo įprotis, jisai liko tas pats. O jį pakeisti reikia bent 21 kartą tą pakartoti. Tai va čia reikia, žinai, to, kaip anoniminių alkoholikų klube, palaikymo. Kad, žinai, veikia, kad tikrai veiks. Ir tai yra patikrinta ir šiai dienai jau daugiau, jau 7 metai naudoju šitą finansinį įrankį ir jisai man leido aiškiai suprasti, kam aš skiriu savo pinigus, žinai, kiek man reikia savo pinigų kažkokiam tai tikslui arba kažkokiai paskirčiai. Aš daugelio pinigų jau dabar, žinai, ten tas net nebereikia kažkur, tai jau ten, susikaupusios sumos guli. Ir jos, pavyzdžiui, kaip atostogų, ne? Nes jeigu aš praeitais metais neišvažiavau atostogų, tai šiais metais jos toliau guli, žinai, tai tas biudžetas yra. Ir žinau, kad šiais metais aš vėl turėsiu 2,5 tūkstančių, žinai, biudžetą atostogom, tai vadinasi, jeigu praeitais neišvariau, šiais metais jau turėsiu 5 tūkstančius. Tai, žinai, gali už 5 tūkstančius turėti kelias fainas atostogas arba vienas labai fainas atostogas. Čia jau yra pasirinkimas, žinai, ar tu savaitę atostogausi, ar tu mėnesį atostogausi, ar tu norėsi, žinai, VIP premium ten su all-inclusive, ar tu ten, žinai, keliausi su kuprinyte kaip turistas. Tai va, čia yra pasirinkimai, tai yra tiesiog mūsų pasirinkimai. Tai va, išnaudoti visas lengvatas. Jeigu yra opcija ir valstybės teikiamos lengvatos ar visa kita, tai būtinai jas rekomenduoju išnaudoti. Nuosekliai investuoti, tai va, nuosekliai investuoti, tai jeigu yra galimybė, kaip yra su investavimu. Taisyklė teorinė būtų tokia, savo amžių padalini per pusę ir tai yra tie procentai, kuriuos turėtum skirti nuo savo atlyginimo investavimui savo ateities kapitalą. Priminsiu. Mano pensija 202 eurų, šiai dienai 204, per 7 metus pakilo 2 eurus. Čia yra bazinė pensija. Tai va,
Jeigu žiūrėti ne bazinę, tai atrodytų, jeigu aš nedirbčiau, gaučiau tada 308 ir šiai dienai gaučiau 408. Tai va, tai žinai, pasilygink tik tai šitoje vietoje, kokia yra situacija, tai ta 100 eurų, žinai, nuo tada iki tada, nedirbant, ar tau leidžia, žinai, oriai gyventi. Ar tai yra tie pinigai, dėl kurių gali mėgautis gyvenimu, tai ne. Praeitų metų investavimo konferencija, finansiškai laisvi forumas, kurie buvo daugiau negu 30 pranešėjų ir visi kaip vienas dainavo tą pačią dainą. Kad jeigu gyvensi su atlyginimu ir iš atlyginimo tik tai ten, žinai, taupysi, tai ateityje neturėsi orios finansinės laisvės. Turėsi tik tai, žinai, priklausomumą nuo valstybės malonės. Ir valstybė nuspręs, kaip tu gyvensi, o ne tu. Tai jeigu nori, žinai, pakeisti savo ateitį ir turėti rezultatus, reikia prisimti atsakomybę pačiam už save ir savo ateitį. Nes niekas kitas to nepadarys. Kaip ten bebūtų. Tai vat, kitas variantas - skolintis atsakingai. Tai mano pavyzdys, kai aš padariau ten 11 000 pasiskolinau ir 21 reikėjo grąžinti, atrodo, nu, visiškai į tą kriterijų nepataikiau. Tai nėra geras pasirinkimas. Tai vat, saugoti save ir valdyti rizikas. Saugoti save tai yra pasirūpinti, kad jeigu krenti, turėti finansinę pagalbę, kad tau kompensuotų. Kaip pavyzdys apie šunį, kaip apie pačią mane, ar ne? Tai vat, pasirūpinti savimi, nes iš asmeninės patirties sakau, kad iš sukaupto kapitalo nei vienas nenori išiminėti pinigų, nutikus nelaimingam atsitikimui. Nes ta skaičiukų magija, konversija yra labai smagi, faina, o išiminėti pinigus iš investicinių kapitalų skauda. Man kraujuoja vienus, ten pjausto. Tai vat. Ar šitoj vietoj turi klausimų? Taip, vieną klausimą dėl tų lengvatų. Tai kokios yra lengvatos, pavyzdžiui, studentams dirbantiems Lietuvoje? Tai šitoj vietoj, aišku, variantas čia, žinai, iš anksčiau reikėtų dar žiūrėti. Variantas toks, kad jeigu iki 18 metų, šiai dienai, kas yra, kokia yra taikoma lengvata, bet čia iš anksčiau, turėtų būti pradėta daryti vaiko ateičiai kaupiamą. Ar ne? Tai nes yra vaiko pinigai ir jeigu iš vaiko pinigų yra atsidedama ir kaupiama investiciniam gyvybės draudime, tai šitoj vietoj intervale nuo 18 iki 26 metų iš investicinio fondo išsimti galima kapitalą, sukauptą kapitalą suinvestuotą, nemokamai, nemokant valstybei pelno mokesčių. Tai yra studentam vaikam mokama lengvata. Wow. Tai šitoj vietoj tėvam, kurie turi vaikus, aš šitą opciją kalu, kad reikia išnaudoti ir pasirūpinti vaikų ateitimi, nes šiai dienai jūsų 5 eurų 18 metų, ar ten 10 metų, ar ten 15 metų mokant periodiškai galima sukaupti nuo 18 iki 30 tūkstančių pinigų. Tai nėra maža pinigų suma ir priklausomai nuo įnešamos investuojamos pinigų sumos per mėnesį, sukauptas kapitalas vaiko startiniai gyvenimo pradžiai duoda pridėtinės vertės, nes tada vaikas gali rinktis, kur jisai nori studijuoti. Ar ne, Lietuvoje, ar užsienį, ar tu galėsi jam suteikti nusiųs, nes vis tiek jį reikia išlaikyti. Vat studentai tikrai puikiai žino, kad studento stipendija nebūtinai leidžia išgyventi. Tai vat. Ir nepaisant to, studentui yra lengvatos bendrabutis, kas yra pigu ir pati prisipažinsiu, 24 įstojau į profesinę mokyklą siuvėjos amatą. Tai yra hobis iš vaikystės ir 5-mečio plane buvo įtraukta pabaigti šitas studijas, nes kažkada pradėjau ir nebaigiau. Tai norėjau tai pasibaigti dėl savęs, dėl hobio ir įstojau profesinę mokyklą dieninį skyrių. Nes kitokio nebuvo. Kodėl aš jį pasirinkau? Dabar paaiškinsiu, aš galėjau rinktis kursus siuvėjos. Bet kursai kainuoja 500 ir dar daugiau, žinai, tai šitoje vietoje man pasirodė patrauklesnė versija. Likus 3 dienom iki rugsėjo 1-osios, būdama dar Italijoje, užpildžiau lamą tą paraišką ir mane priėmė ir aš grįžau į Lietuvą ir kitą dieną nuvariau į rugsėjo 1-ąją. Pasiėmiau vėrų šunį į rugsėjo 1-osios renginį. Tai va, įsivėjęs tą amatą. Tai susipažinau su tvarkaraščiu ir visą kitą ir pateikiau prašymą, kadangi Vilniuje buvo ir tuo metu aš Vilniuje neturėjau nuosavo būsto, pateikiau prašymą į bendrabutį. Socialinė darbuotoja mane pasikvietė ant kilimėlio ir klausė, kodėl tau reikalingas bendrabutis.
kai tau be 5 minučių 40 suaugusi moteris dirba, uždirba ir kodėl tau reikalingas bendrabutis? Sakau, nes dirbu, 3 dienos per savaitę ir padauginam, ar ne, 3 dienos per savaitę, kart 4, 12 kartų per mėnesį, 12 dienų, ar ne, tarkim 15 dienų, aš būčiau Vilniuje tik tai. Ir tos 3 dienos per savaitę mokėti nuomą būstui 400 pem, 500 pem, 600 pem, plus komunalai už 12 dienų, maks 15, man yra didžiuliai pinigai. Todėl aš sutinku gauti bendrabutį, bet bendrabutį noriu gyventi su šuniu. Ir sutiko? Tai vat, su šuniu bendrabučio taisyklės gyventi neleidžia. Nu taip. Bet be šunio tai dar. Taip, tai be šunio galima. Aš pasakiau, kad arba su šuniu, arba be manęs. Tai vat, ir šitoj vietoj ir direktorius, ir bendrabučio auklytės, ten, žinai, ne, su šuniuku, ne, bendrabučio valytojas, ne, su šuniuku tikrai ne. Skambina, sakau, tai duokit man direktorę. Paskambinu, pas mus taisyklės neleidžia. Sakau, žiūrėkit, paprastas variantas. Mano šuo yra geras, socialus ir edukuotas. Aš už jį atsakau, aš neturiu kur palikti. Ir šitoje vietoje, kadangi nesu gyvenanti Vilniaus mieste, o man iki Vilniaus atvažiuoti 200 km į vieną pusę, man reikalingas bendrabutis. Aš noriu pas jūs studijuoti, bet yra tokios sąlygos. Jeigu jūs mane priimat, ok, jeigu ne, braukite iš studentų sąrašų. Kadangi studento krepšelis mokyklai yra reikšmingas, tai jie man išstatė sąlygą. Jeigu jūsų šuo ten triukšmaus ar kažką, ar gausim pastabų ir nusiskundimų, tokiu atveju reikės išsikraustyti. Tada, kai bus toks atvejis, sakau, tada ir pakalbėsim. Per visus metus nebuvo nei karto, kad šuo ten kažkur kažką. Aš gavau 2-vietį kambarį vienai savo, kai man jisai kainuotų, lova kainuoja 100 eurų, o kambarys kainuoja 9 eurų. Vilniaus mieste, Gerosios Vilties gatvėje, studentui su studento statusu 90 eurų 2-vietis kambarys su blokė, ar ne, su dušu ir per koridorių pereini yra virtuvė. Tai aš jaučiausi kaip namuose, šuo lakstė po bendrabutį, kaip norėjo, kur norėjo, su visais draugavo ir visų draugė buvo. Ir visiems ten faina buvo, šuo neatsipė, nereikė ir nelojo, visi, kas norėjo, dar išėjo, pavedžiojo. Tai žodžiu, šitoj vietoj plus už komunalus mokėti nereikia. Tai 90 eurų išlaidos buvo per mėnesį. Tai kur tu, žinai, 800 leistum, tarkim, ar ten 700, žinai, Vilniaus mieste. Tai šitoj vietoj būstui aš išleidau 9 eurų. Tai va, tai pasižiūrėt, ar man dėl to, žinai, karūna nukrito ten, tikrai ne. Aš net praplėčiau savo akiratį, susipažinau su daugiau įdomių žmonių, pabuvau tarp studentų ir šiai dienai su malonumu grįžtu į tą bendrabutį, ypač jeigu man reikia trumpalaikės nuomos, nakvynės kokios nors, žinai, neplanuotos, tai ten kaina 25 eurų į parą į lovą gauti. Geras. Tai va, tai kodėl ne? Tai va, išnaudoti lengvatą. Tai čia viena iš tų lengvatų, žinai, ką galėtų išnaudoti, bet čia šitoj vietoj turėtų kažkas jau padaryti pradinį variantą. Šiai dienai tokį variantą, pavyzdžiui, močiutės ir seneliai savo klientam siūlau, močiutės ir senelius, kurie ten dovanoja tas dovanas ir vaikai nuo jų yra aptekę, pertekę ir jau, žinai, žaksi. Ir jau nebežino, kaip jie sudominti, tai vietoj tų pinigų išleidžiamų tiem pertekliniam dalykam, tiesiog pagalvoti ir investuoti, prisidėti ir kurti anūkai galbūt gerbuvį per tokį variantą, kas tikrai sukurtų pridėtinės vertės. Tada kitas variantas šiai dienai, jeigu mes neturim šito produkto, ar ne, tai išnaudoti valstybės teikiamą lengvatą, pasirūpinti savimi irgi, ar ne, arba apsaugoti save, tai variantas, ką galima padaryti, tai yra įsigyti irgi sveikatos draudimą arba investicinį gyvybės draudimą su draudiminiam apsaugom, tam, kad turėti, apsaugoti save gyvenimui nutikus, nes ypač šita apsauga yra aktuali žmonėm, kurie gauna žemas pajamas. Nes minimali dabar įmoka yra 40 eurų, tai galbūt labai brangiai skamba, bet nutikus gyvenimui, tas 100 eurų, kaip pavyzdys, jeigu žmogus dirba ant kojų, paslydo, sulūžo koja,
ir jisai negauna pajamų, o jos jam yra reikšmingos. Jo bazinės išlaidos siekia 8 procentų jo gaunamų pajamų, tai šitoj vietoj, sodra jų nedengs. Tavo pajamos gyjimo laikotarpiu bus 100 procentų gauto atlyginimo. Tai vadinasi, tą 20 procentų tu turi turėti arba iš rezervų naudosi, arba kažkur reikės skolintis. Vadinasi, sveikimo laikotarpį tu gali nueiti į minusą. Tai kad nenueitum į minusą ir būtum, žinai, socialiai jautrus asmuo, labiausiai pažeidžiantis, būtų apsaugotas, tai jis turėtų savim pasirūpinti ir turėti tą paslaugą. Nes traumų draudimas ir yra skirtas padengti tas negaunamas išlaidas nelaimės atveju. Tai kalu šiai dienai ir policijos kursantą. Nuo A iki Z, vesdama jiems seminarą edukacinį apie finansinį raštingumą, kad jie pasirūpintų savim, nes patrulis patruliuojantis, jisai žino, kada išeina į darbą, ar jisai grįš iš tarnybos, jis tikrai nežino. Jis niekada negali suprognozuoti, kai baigsis jo darbo pamaina. Tai yra aukštos rizikos profesija ir tarnyba. Tai tokį draudimą jis turi turėti. Aš savo laiku neturėjau ir man tai brangiai kainavo. Tai kad šiai dienai iš savo pamokų aš klaidų pasimokiau, kad jie nekartotų mano klaidos ir turėtų lengvesnį ateitį, tai siūlau irgi pamastyti. Tai kokią dar lengvatą jie galėtų gauti šitoje vietoje, kadangi jaunimas, priklausomai nuo jų situacijos, čia yra labai individualu, bet jaunos šeimos gali prašyti paramos būsto, lengvatos būstų įsigyti. Tai vienas iš variantų, ką galima irgi išnaudoti būtų. Kitas variantas. Rajonuose dar perki būstą, tai tada irgi duoda geresnės paskolos būstui sąlygas. Tai priklauso, sakau, nuo situacijos, kokia yra situacija. Jeigu yra, pavyzdžiui, vargingai gyvenančiom šeimom, čia jau labai labai prastai kalbam, ne? Tai socialinės paslaugos visokios yra, su socialiniu darbuotoju pakomunikuoti, žinai, galbūt yra Caritas maisto lengvata ar ne, kažkur tai. Yra šildymo lengvatos, kurias galima išnaudoti. Jeigu priklausomai nuo to, kokiam žinai būste gyvena, bet valstybė remia. Pavyzdžiui, šiai dienai dabar prisimink, jeigu spėsi užsiregistruoti į Vilniaus miestą kaip Vilniaus gyventojas, gausi papildomą paskatą. Tai ar tai nėra lengvata? Tiesiog reikia užsiregistruoti. Įregistruoti, deklaruoti savo gyvenamąją vietą ir gauni iš Vilniaus miesto berods 1000 eurų. Tai kitas variantas, valstybės teigiamos lengvatos, čia ne agitacija žmonėm, bet išnaudoti galbūt verta žinoti ir kodėl galbūt nepasinaudoti. Tai jeigu turi kažkokių idėjų, pavyzdžiui, savivaldybė skatina irgi jaunus žmonės kurti verslą, ar ne, tai galbūt pasiūlyti savo idėją ir paprašyti finansinės paramos verslo pradžiai. Jeigu jiems trūksta įgūdžių šitam klausimui, galbūt galima kreiptis į užimtumo tarnybą, ten irgi yra visokiausių projektų. Ir ES paramų, kurias galima išnaudoti. Jeigu trūksta, žinai, pinigų mokslam, užimtumo tarnyba, po vidurinės, pavyzdžiui, baigia žmogus, niekur nedirba, negali mokytis, nors mokslas, pavyzdžiui, profesiniai mokykloje jam nieko kaip ir nekainuotų. Gautų bendrabutį, plus jeigu gerai mokosi, gautų ir stipendiją. Bet jeigu negauna darbo baigęs ir įgijęs profesiją, ne, tai galimas dar variantas pameistrystę, praktiką varyti. Ne į praktiką nemokamą, o pasirinkti pameistrystę. Tai šitoje vietoje jisai gautų pinigų už tą laikotarpį, kai jisai atlieka praktiką. Tai irgi variantai. Tiesiog reikia truputį pasidomėti, žinai, kas yra gyvenime aplink jį, nes tų pinigų tikrai galima rasti. Bet reikia būti su maniam, o nežinai, verkti atsisėdus, kaip man sunku, kaip man bloga, kaip man negera. Nes pilna tokių verkšliam, man nepavyks. Bet tu net nebandėjai. Tai jeigu tu nebandėjai, tai iš kur tu žinai, kad nepavyks? Tai jeigu tu save programuoji jau neigiamam rezultatui, tai tada, tai netikrai net neverta ar bandyti. Tai dar galvoju, kokios čia galėtų būti ekspromtų, žinai, lengvatos. Policijos, ar nesakiau, tai būtų ne agitacija. Vilniaus miestas, pavyzdžiui, 9 mėnesius pabaigė policijos akademiją, kursantai, neturintys gyvenamosios vietos Vilniaus mieste ir neregistruoti Vilniuje. Bet šiaip net neregistruoti. Registruoti gali būti Vilniuje, bet neturinti savo vardu nekilnojamo turto. Tai variantas, kur gali tarnybą atlikti Vilniaus mieste, gauna 10 000 Vilniaus miesto priedą, 5 metų įsipareigojimą plus pabaigimo Vilniaus miesto policijoje, po 5 metų gauna įsipareigojimą 5 metus ištarnauti. Tada jeigu Vilniaus mieste pasirenka tarnybą, gauna Vilniaus miesto priedą 10 000, irgi su įsipareigojimu 5 metus išdirbti, ištarnauti.
Tada, jeigu neturi nekilnojamo turto savo vardu registruoto, gali gauti būtpinigius, kur Vilniaus mieste kaina yra nuo 600 pem. Čia lubos uždėto šiai dienai, 5 metų programai. Tai va, jeigu su šeima žmogus turi, žinai, žmoną ar vaikų ir panašiai, tai gali pretenduoti iki 750 eurų. Tai va, tai yra lengvatų išnaudojimas. Ir tavo krepšelis, pavyzdžiui, policijos pareigūnas gauna 1000 eurų startavęs, nu, ten 900 šiam. 1200 galėtų būti su naktiniam pamainom ir panašiai, o bet tačiau šitie dalykai gauna papildomą, žinai, bonusą. Tai, kaip pavyzdys, turėjau kursantą, kuris tarnybą atlieka Kaune, irgi pasinaudoja būtpinigių programa, bet sako, noriu patrulio, bet čia man atsibodo, čia, žinai, trūksta pinigų, norėčiau painvestuoti, jis yra vienas, su katinu. Tai sakau, o tau yra skirtumas Vilnius ar Kaunas? Nu, tai aš Vilniui gyvenu, žinai, bet iš esmės tai ne. Tai sakau, varyk į Vilnių, gausi Vilniaus miesto priedą, tu va, turėsi startinį kapitalą, būtpinigius ar ten gauni, tai koks skirtumas, žinai. Sako, jūs man sumaišėt kortas, žinai. Tai sakau, jeigu tu 5 metus dar nori karjerą patruliniai turėti, nu, tai kas tau trukdo, žinai, koks tau skirtumas, kur tą tarnybą atlikti. Bet finansiškai naudingiau yra ten arba ten, žinai, tai tu pasirenki ir dar gali rinktis. Tai va, tarnybos vieta nenumato, kad tu, žinai, privalai ten dirbti Vilniaus mieste. Tu gali per rotaciją, žinai, Klaipėdoje dirbti, Šiauliuose dirbti, Panevėžyje dirbti, Rokiškyje dirbti, nežinau, Alytuje dirbti, Marijampolėje dirbti, kur tik nori. Tai va, kitų lengvatų šį dienai, nežinau, kokios kam yra aktualios, reikėtų pasidomėti, taip nuodugniai nesidomėjau, bet čia tos bazinės, kurias, nu, šį dieną žinau ir dažniausiai taikau. Tai va, lengvatai mokesčių prasme. Ir jeigu, žinai, žmogus įsigijo nekilnojamo, beje, dėl įsigijimo nekilnojamo turto, tai noriu irgi paminėti, kad šiais metais, nuo rugpjūčio mėnesio įsigalioja įstatymo pakeitimas, kad naujam būstui, naujos statybos taikoma pradinis įnašas 10%. Naujos statybos būstui. Tai va, nes jeigu senesnės statybos, tai NT brokeriai ir bankas nori ten 20, 30, jau kartais 40% pradinio įnašo. Tai šitoj vietoj, va, jeigu kas svarsto, žinai, įsigyti nekilnojamo turtą, pirkti būstą, tai galbūt gali apsvarstyti ir tokį variantą. Super, labai gerai. O dar paskutinis klausimas buvo dėl tų, man atrodo, mes norėjom paliesti dėl tų įstatymų ir dėl tų tėvų dar. Tai, kaip sakėt, kad jeigu ten tėvai įneša pinigus į tą investicinį draudimą nuo 18 iki 26 metų, tai tada iki 18, ne nuo 18 iki 26, bet vaikui kaupia iki jo pilnametystės ir vaikas nuo 18, jisai yra to fondo valdytojas ir jisai tuos pinigus gali išsiimti pats, nemokant pelno mokesčio šitoje vietoje. Tai nuo 18 iki 26 tam amžiaus rėžiai, vaiko amžiaus rėžiai. Taip, aišku. Dabar aišku. Tai va, tai šitoj vietoje apie tai yra. O va tiem vaikam, kuriuom taip nėra sukaupta, tai tada turbūt, nu, jiem jau patiem reikia taupytis. Tai tada tai šitoj vietoj tada ieškoti būdų patiems, kaip save išlaikyti. Jeigu, pavyzdžiui, kai kurie yra galbūt, žinai, tokie protingi, pasiėmė paskolą studijom, kaip pavyzdys, gali būti tokia situacija, ne? Nes jeigu mokslas yra mokamas. Bet už studijas nesumokėjo visų pinigų iš karto, už mokslą. Įmokėjo tik už semestrą. Bet ėmė paskolą visiems studijų metam. 5, 4, žinai, medicina, pavyzdžiui, labai brangiai kainuoja, ne, mokslas. Nu, bet kaip pavyzdys, nu, yra, nes studentai gali gauti studento paskolą. Tai va, tai reikėtų pažiūrėti, kokios ten yra sąlygos ir jeigu visą pinigų sumą perveda, nes aš dirbu su studentų paskoloms, bet bankė, kai dirbau. O visą pinigų sumą perveda, ar tai kas ketvirtį moka, ar kas semestrą, ar mokyklai tiesiogiai perveda? Nu, jie turi kas mėnesį mokėt, čia toks įpareigojimas, jie mokėdavo kas mėnesį, bet kartais būdavo, kad, nu, ten ekstra turi 5 eurų ir perveda, sako, nu, tavai po 5 eurų atgražink ir aš pervedu tas 5 eurų ir jiems mažėja jau ta paskola 5 eurų ir aišku, dėl to persiskaičiuoja ir ta palūkanos. Ir tada palūkanos kas mėnesį automatiškai ten keliais centais ar ten mažesnės. Ja, bet tai šitoj vietoj vis tiek yra išmokama visa prašoma pinigų paskolos suma, teisingai? Taip. Tai šitoj vietoj, tai jisai vis tiek moka už semestrą, gali mokėti, ne už visus mokslo metus, ten tuos 4, ne? Tai dalį pinigų būtina ir galima investuoti.
kad jie negulėtų banko sąskaitoje arba tu jų nepravalgytum kebabais, ten dažnai neužgertum gaiviaisiais gėrimais, arba dar žinai baisiau, kad žinai, kaip studentai mėgsta pramogas, tai va, nepramogautum, nes labai, kai daug pinigų, čia mano patirtis yra labai greit jie taškosi, pamėt 3-4 mėnesių. Ding, 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 ding. Tai va, ir po to jas grąžinti yra labai sunku, bet studentų paskolos, manau, man patvirtinsi, paantrinsi, kad nėra labai aukštos palūkanos procentinė prasme. Tai va, tai viena iš tą skolintis atsakingai versijų. Tai va, tai skolintis atsakingai, tai šitoje vietoje aš už šitą paskolą, jeigu jie duoda, galim imti naudotis long termas, tai jis nėra brangus, tai va, jį galima turėti ir tiesiog jį galima dar protingiau išnaudoti tą paskolą, galima investuoti papildomai ir uždirbti iš jos dar. Super. Taip. Labai gerai. Taip, tai pabaigai, žinai, mūsų susitikimui, čia nežinau, nebent dar turėsi klausimų, tai norėjau pasidalinti į mintim, kad finansinė laisvė tai nesvajonė. Tai pasirinkimas, kurį darome kiekvieną mielą mėnesį. Tai vat linkiu turėti finansiškai protingus, sąmoningus sprendimus, kad tie sprendimai tave vestų prie finansinės laisvės. Super, labai gražus palinkėjimas. Ačiū labai, Aušra. Prašau, čia yra mano kontaktai. Tai pasidalinu QR kodą, nuskanavus galima nukeliauti į mano paslaugų opciją, kas ten yra ir svetainė. Taip pat apačioje yra svetainės adresas, yra elektroninis paštas ir telefonas, galite kreiptis, jeigu kam reikia. Labai kviečiu pasiekti Instagram'e, palikti atsiliepimą, nes ten yra turinys apie finansus, finansinę edukaciją. Tai va toks interaktyvus ir gan smagus procesas. Super, nu ką, ačiū labai, labai malonu buvo išgirsti istoriją, nuo policijos iki finansų ir taip detaliai apie tas skirtingas sąskaitas ir tikrai labai buvo naudinga, ačiū labai ir žiūrėsim tada, ar darysim pratęsimą kada nors, kai surinksim studentų, tai aš manau, čia būtų geriausia studentam tiem dirbančiam. Tai šiaip naudinga visiems, bet gal aktualiausia praktiškai pritaikoma būtų galbūt tavo studentų karta, kuri dirba ir gauna jau pajamos, ar ne, patys valdo. Bet aktualu yra visiems, žinai, tą sąmoningumą pajamų skaidimui. Nes jeigu aš tai būčiau žinojęs ir išmokus mokykloje, su savo pinigais aš būčiau elgusiusi visiškai kitaip, žinai, nes turėjau įprotį, gavau ir išleidau, tai niekur manęs nenuvedė, išskyrus į tą finansinę duobę, nes sprendimai tikrai, jeigu žiūrint praeities istoriją, tai nebuvo patys sąmoningiausi. Kaip aš ilgiausi su pinigais, tai mano tas pinigų valdymo modelis buvo tragedija. Belė kaip vadinasi. Kada turiu, tada išleidžiu, ką noriu, tą perku, kam perku, žinai, jokio supratimo, jokio suvokimo ir aiškumo. Ir skaičiuojant išlaidas, aš galvoju, tai ką kiti daro, gaunagi tą patį atlyginimą. Tai kaip jie turi, o aš nežinai, man visą laiką kilo tas klausimas. Ir aš skaičiuodama išlaidas, išleidau, tos čekius, žinai, skaičiau, ir ką, ir išleidau. Ir ką, matau faktą, kad išleidau, o kaip man sutaupyti, pavyzdžiui, nes įpročio pakeitimas čia yra svarbiausias. Kad leist pinigus mes mokam visi, tai čia faktas. Bet pakeisti, žinai, tą mąstymą ir įprotį, kad aiškiai, žinai, kur aš leidžiu savo pinigus, suvokti, kur aš leidžiu ir kodėl aš juos leidžiu. Tai man reikėjo perėti va tą juodą gyvenimo etapą, pagyventi skurde kurį laiką. Ir sėkmės istorija, jeigu pameni mano dovanų sąskaitą, tai vat po COVID prisikaupė buvo apie 600 pinigų, varinėjau aš čia po Akropolį Vilniuje ir šopinuosi taip ir taip, nes turiu aš tą sąskaitą, žinai, kuri man leidžia tą daryti. Ir užbridau į Crème de la Crème parduotuvę kvepalų. Mes su draugiam turėjom tą, žinai, atpilinėjimo, ten pasidalinimo, tokia kvepaliukų, tokių miniukų, žinai, tokia praktika, tų prabangių nišinių kvepalų. Ir aš jau turėjau savo mylimukus iš tų laikų, jau kokių, žinai, 5 metų etape nusižiūrėjus. Ir aš nuėjau ir, aišku, pasitinka konsultantė, ko norėtumėte, aš čia taip, nežinau, viskas kvepia, viskas faina, žinai, parduotuvė tokia visa įspūdinga. Ir to ir ano, ir man čia siūlo tos pigesnius, gal ko norit, ir aš nelabai žinau, ko noriu, tai jinai suprato, kad aš čia tipinė klientė ir jinai pasišalino. Ir aš iš kokimbi ieškojau, radau tos savo kvepalus, jie vadina Samoaže Pik, toks žalias buteliukas, fainas ir gražus, jų kaina tuo metu buvo 305 eurų. Oho, aš tokių brangių nesusiturėjau. Aš stoviu prie tos lentynos, žiūriu tuos kvepalus, medituoju.
Man viduje, žinai, ten viduriai vartosi, ten aukštyn žemyn ir temperatūra ir viską, nu kosminiai pinigai. Mm. Nu kosminiai. Ir aš žiūriu ir aš galvoju, nu blemba, nu negaliu aš sau leisti, žinai, nu brangu. Nes mano pasąmonė dar gyvena su ta 400 PM eurų alga ir 400, 200 visam mėnesiui. Ir tai yra, nu, man per dideli pinigai, kuriuos aš galiu išleisti savo, nes sugrius mano visa schemutė. Tada aš atsidariau Swedbank aplikaciją ir žiūriu, žinai, dovanų sąskaitoje turi 600 eurų. Ir man, žinai, top mintis. Taigi mano gimtadienis buvo. Čia dovanų sąskaita. Taigi galiu sau leisti pasidovanoti. Taigi aš tam tuos pinigus ir taupiau po 5 eurų per mėnesį, ne? Tam aš ten pinigus ir dėjau, kad dovanom leisčiau. Ir aš taip, žinai, po truputį, kai filmuose muzika kyla, euforija, mano toks, žinai, nušvitimas, gera nuotaika, iš to tokio sutrikusio, pasimetusio, žinai, paniko žmogaus, tokia šypsena atsiranda ir žinau, o geras, taigi aš galiu nusipirkti, žinai, dabar net pasakojant čiurpas eina, žinai, oda šiurpsta, kad aš galiu nusipirkti tuos kvepalus, nes tos sąskaitos paskirtis. Ir aš taip, žinai, džiaugsmingai nustriksiu prie tos, jau nustriksiu, jau nenuinu, jau taip, žinai, pasišokėjimu su lengvumu nuinu prie tos pardavėjos, sakau, man prašau tų. Ir jinai taip žiūri į mane, žinai. Sakau, taip, žinai, taip. Jinai man pridėjo dar krūvą mėginukų ir mes, žinai, abi dar persimetėm žodžiam. Vienu kitu sako, nes matė dar kitus pirkinius mano, sako, tai šiandien pas jūs apsipirkimo diena, taip sakau. Mano buvo gimtadienis, galiu sau leisti, žinai. Galų gale vieną kartą gyvenu ir tai yra tie kvepalai, tai man buvo apdovanojimas. Aš po šiai dienai, beje, tuos kvepalus dar turiu, jau po 5 metų, bet vis dar turiu, dar pusę buteliuko, nes aš jųgi neįsikvėpini kiekvieną dieną. Bet man jie primena tą emociją, tą momentą, tą supratimą, suvokimą, ką duoda pinigų skaidimas, kad aš galiu sau leisti, išleisti tokią pinigų sumą, tai yra 300 PM eurų, ir nesugrius mano finansinė piramidė. Ir aš nebomžausiu, ir aš neskursiu, ir nebus blogai, nebus bankruoto, bus viskas gerai, ir aš išgyvensiu. Ir aš išgyvenau. Ir viskas gerai su manim, ir nieko nenutiko. Nes aš iš tos dovanų sąskaitos persvedžiau pinigus į pagrindinę, čia ir dabar įvyko momentinis pinigų suvaikščiojimus ir aš atsiskaičiau kortelę ir aš išėjau su savo kvepalais, plus gavau dar krūvą testeriukų. Tai va, tai mano... Kaip saugumo suteikia va, tas išsiskaidimas tų pinigų, va niekada net nebuvau girdėjus, kad taip tikrai, tai tokia galvoja ramybė tokia duoda, kad nu, va, su finansais bent jau nereikia apie tai rūpintis, viskas suplanuota. Taip, tai va, kai tu turi atostogų sąskaitą, 1000 eurų, kaip pavyzdys, ne, tu gali išleisti visus tos 1000 eurų. Žinai, kaip būna, man yra buvę, kai tu varai atostogų, kaip pavyzdys į Afriką, aš variau į Hurgadą. Ateina pardavimų tas momentas, kai ateina gidė ir siūlo kelionių pasiūlymus papildomai toj šalyje. Bet tu jau nusipirkai kelionę ir jau buvo brangu. Taip. Ir dabar, nes su viskas įskaičiuota pirkai kelionę. Ir papildomų išlaidų tu ten neplanavai. Lauktuvių galbūt, kas yra, žinai, maks tavo plane numatyta. Bet tau ateina pasiūlo kelionių. Tos kelionės labai gundo, jos labai fainios. Ir jos sako, tu vat nuvyksi beduinų kaimą, ten turėsi tokį patyrimą. Kaina 5 eurų. Nu, bet... Nu, žinai, 5 eurų, gal ten ar ten 100 5 eurų, žinai, dar kažkur ten plaukimas Nilu, ten dar, žinai, kelionė kažkur ten ir dar nu, ten, žinai, pilna tų paketų visokiausių, visos dienos kelionė ten ir ten. Esmė yra kokia, tu tiek nukeliauji į tą šalį, bet tikslas nėrgi sėdėti viešbutį, ne? Mano kelionės tikslas buvo sėdėti viešbutį, bet nukeliavus ten galvoju, kada aš sugrįšiu į tą šalį. Ir jeigu aš jau esu čia, tai reikia pasinaudoti ir nuvažiuoti pamatyti, nes aš nežinau, ar aš grįšiu. Tai va, tai todėl, kai mes turim tą kelionę, kelionės biudžetą, kai tu eini, žinai, tau siūlo pirk tą, pirk aną, ir tu neturi tam pinigų, pavyzdžiui, padegustuoti kažkokių patiekalų, arba nueiti kažkokią, žinai, kelionės, arba paimti kažkokias vietinės atrakcijas, todėl, kad tavo biudžetas buvo tik nusipirkti tą paketą, nukeliauti tą viešbutį ir viskas. Tai yra all inclusive variantas. Bet
turėti va tą on top variantą, keliaujant pažinti šalį ir išleisti be sąžinės graužaties tos pinigus, žinai, ant tos kavos, kur kainuoja 10 eurų oro uoste, bet tai yra tavo atostogos ir tu jau tu turi leisti savo pailsėti, o nestresuoti, kur aš leidžiu pinigus. Ir žinai, Tikrai. kiek man čia kainuos dabar kava. Tai yra Taip, tiek, kiek kainuos. Nu, jinai taip. kainuoja 10 tiem, kas pasiryžę už ją tiek mokėti. Tai va, jeigu tu nori tos kavos, tu už ją ir mokėsi 10. Paveikslas Mona Lisa šį dieną gali būti parduotas aukcione ir jisai kainuos tiek, kiek bus už jį mokančių. Tikrai. Tai vat, ir viskas. Jo vertę nustato kažkoks pirkėjas pasiryžęs už ją mokėti tiek, kiek vat, pasiryžęs sumokėti. Ir jos vertė yra tokia ir ne kitokia. Tai šiai dienai vat, įsivertinti reikia, ar ne? Tai vat, ar nori nukeliauti tiesiog, ar nori leisti savo pailsėti. Be streso. Labai labai ačiū už visą išmintį, už skaidrės gražias. Ačiū, prašau. Dar ką, Ačiū už galimybę pasidalinti savo idėjom ir išmintimi, patirtimi ir įkvėpti galbūt, kas žiūrės šitą video, kas žiūrės šitą įrašą. Kaip suprantu, pati irgi gavai irgi kažkokią dalį informacijos, kuri įkvėpė ir galbūt įkvėps pokyčiui, permastyti savo esamą finansų valdymo modelį. Ir duos gal papildomą irgi įkvėpiu. Labai lauksiu feedbacko apie tai, žinai, apie šitą, kaip transformavo tavo patirtį šitas mūsų susitikimas, kokią pridėtinę vertę davė. Tai vat labai lauksiu. Tai būsiu labai labai dėkinga už tai. Tai tai šitoj vietoj tada padarom taip, ar ne, dar opcija, čia irgi pabaigai mūsų. Tai žmonės, kurie peržiūrė šitą įrašą ir bus suinteresuoti susitikimui ir užsiregistruos susitikimui, gaus namų darbų 5 žingsnių, kaip pasiruošti savo finansiniai laisviai, kelioniai 5 žingsnių planelį, kuris padės tą pasidaryti. Tai va, tai šitoj vietoj mes tada turėsim dar tokį intro, galbūt. Taip. Ateities auditorijai. Tie namų darbai turbūt pusvalandį kokį truks. Čia, žinai, kiekvienam savo tempas. Vienas gal per 15 minučių, pavyzdžiui, tau, tai tikiu, kad gali užtrukti, žinai, 3-6 mėnesių planą finansinį susidėlioti, kadangi tu jau žinai savo išlaidas, tai jis tau labai aiškiai, žinai, sudėlios ir tau tikrai bus labai aišku ir tu galėsi tai padaryti per 10-15 minučių. Atsidarai Exceliuką, pom, žinai, ir turi rezultatą. Kitiem reikės, žinai, biškai pavargti. Tai gali užtrukti pusvalandį, valandą ar net ilgiau, priklauso nuo to, kiek žmogus yra kantrus.